Ar galima nustatyti, kiek dar liko gyventi? Jei jums jau apie 60 metų ir daugiau, tuomet norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais savo ezoteriniais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų pamiršti viską, ką jums kas nors kalbėjo, ar jūs girdėjote, ar perskaitėte anksčiau. Jūsų ilgamšiškumo tikrai nėra nei jūsų medicininėje kortelėje, nei jūsų vaistinėlėje. Per savo gyvenimą aš mačiau labai daug žmonių su beveik idealiais medicininiais tyrimų rezultatais ir kurie užgesdavo maždaug per kelis metus. Ir kaip keistai beatrodytų, mačiau ir tokių žmonių, ant kurių gydytojai, jei taip būtų galima išsireikšti, jau seniai uždėjo kryžių, o jie vis dar gyvena, juokiasi, dirba ir dėkoja kiekvienai jiems dar duotai gyvenimo minutei. Mano nuomonė, paslaptis yra pačiuose žmonėse, kurie vieni iš jų tiesiog dagyvena savo gyvenimą ir tų, kurie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu. Šitie skirtumai, kaip pirštų antspaudai, yra gana sunkiai pastebimi ir tuo pačiu retai kada klystantis. Todėl tik pagal juos galima, beveik neklystant, nustatyti, kiek dar liko laiko žmogui gyventi. Todėl aš pabandysiu jums nupasakoti net apie 6 požymius, kurie pasakys labai daug apie jūsų tolimesnę ateitį. O pabaigoje aš jums atskleisiu pačią svarbiausią ir netikėčiausią paslaptį – požymį, kuris viską nulemia. Kada žmogus pradeda senti, tuomet jis vis dažniau pradeda galvoti apie savo kūną, apie skausmą stūrę, širdelę, sąnarius. Tačiau tikrasis senėjimas prasideda ne kūne, bet tuomet, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Būtent tada žmogaus organizmas išjungia savo vidinį motorą ir viskas, kas dar buvo gyva, pradeda stingti, mirti ir šalti. Patikėkite, tai yra tiesa. Pabandysiu jums visą tai kaip nors paaiškinti. Daugelis galvoja, kad mūsų gyvenimas yra linijinis. Tokiu būdu yra pradžia ir pabaiga. Toliau seka ramybė, mirtis, o paskui vėl atgimimas ir taip toliau. Tačiau tai galima gana lengvai paneigti. Žiūrėkite, visada viso ko naujo atsiradimas yra susijęs su sprogimu. Taip susikūrė visata. Žinoma, čia reikėtų atmesti Dievą. Iš pradžių buvo didysis sprogimas, taip teigia mokslas ir fizikiniai dėsniai. Taip atsirado planetos ir tuo pačiu mūsų visata, kuri vis dar toliau plečiasi. Taip veikia sprogimo banga, nors mokslininkai jau gana rimtai teigia, kad visata jau nesiplečia. Tuomet kas toliau? Toliau turi įvykti visatos susitraukimas, grįžimas atgal į pradinį tašką. Tokiu būdu vėl viską užvaldys juodoji energija. Mokslininkai kuo toliau, tuo dažniau pradeda apie ją kalbėti. Ji yra, ją jau galima ir stebėti. O štai juodosios materijos dar niekas nematė, bet ji irgi yra. Tačiau ne apie tai dabar. Tam, kad viską geriau suprastumėte, norėčiau priminti kai kuriuos fizikinius dėsnius. Man seniau patikdavo stebėti filmus apie atominius sprogimus. Ten viskas labai aiškiai parodoma. Įvyksta sprogimas, tada atsiranda galinga sprogimo banga, kuri pasklinda į įvairias puses, kuri viską naikina ir griauna, kas tik pasitaiko jos kelyje. Po kiek tai laiko, ta pati sprogimo banga grįžta atgal ir kas dar nebuvo sunaikinta, sugriauta, ji visiškai sunaikina, sulygina. Visa tai vyksta ir su žmogaus atsiradimu, gimimu, gyvenimu. Niekas nepaneigs, kad žmogaus gimimas yra kaip ir didysis sprogimas. Visa visata mumyse. Spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę, įvyksta didysis sprogimas. Taip užsimezga nauja gyvybė. Toliau seka augimo, plėtimosi banga ir tam tikrame taške ta banga pradeda grįžti atgal. Tokiu būdu viskas sugrįžta į savo vietas. Siela sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo. Kur startas, ten ir finišas. Žinau, tai gali būti daugumai žmonių naujas supratimas, o kas nauja, tas nesuprantama, o kas nesuprantama, tas proto yra atmetama. Tačiau, jei į tai pasižiūrėsite paprasčiau, tuomet tai taps jums naujų atradimų, nušvitimų. Ezoterinė filosofija nuostabi. Link ko aš vedu? Vedu link to, kad jūs suprastumėte, kad mūsų gyvenimas tikrai nėra linijinis. Jis turi pradinį tašką ir tuo pačiu įprasmina galutinį tašką. Belieka tik tai išsiaiškinti, kada ta gyvenimo banga apsisuka ir pradeda grįžti atgal.
Kaip jau supratote, gyvenimo bangos grįžimas atgal ir reiškia, kad žmogus nuo to momento pradeda senti. Plėtimasis – tai augimas, o grįžimas atgal, kaip jau minėjau, tai ėjimas link mirties. Pasirodo, kad gyvenimo banga pradeda grįžti atgal tada, kada žmogus nustoja viskuo domėtis, džiaugtis. Ezoterikoje tai vadinama, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Ezoterinės filosofijos pirma taisyklė sako, iš visko pajusk malonumą. Tai sąlyguoja žmogaus visi 5 pojūčiai – uoslė, rega, klausa, skonis ir jutimas. Visi, jūs to norite ar nenorite, esate nukreipti į malonumo paieškas. Jei jums neskanu, jūs išspjaunate. Jei jums nemalonu ką nors matyti, jūs užsidengiate akis, nusukate savo žvilgsnį. Jei jums nepatinka garsas, jūs užsidengiate ausis. Jei jums nepatinka skonis, jūs išspjaunate. Jei jums nepatinka prisilietimai, jūs pasišalinate. Tokiu būdu žmogus visada ieško tik tai, kas jam yra malonu. Kada žmogui malonu, tuomet jis to nori dar ir dar. Taip įsijungia vidinis motoriukas, kuris žmogų varo, stumia pirmyn. Motoriukas išsijungia tada, kada žmogų viskas pradeda nervinti, nuo ko žmogus tampa apatišku ir piktu. Pikto žmogaus gyvenimas neauga, bet nyksta. Būdamas su senesnio amžiaus žmonėmis, aš dažnai jų paklausiu, kas būtent dabar jūs dar džiugina. Jei žmogus į šį klausimą atsako iš karto, beveik negalvodamas, o jo akis užsidega, aš jau žinau, pas tokį žmogų yra ateitis. Jei jis tyli ir įdėmiai, vos ne per kančias bando atrasti atsakymą ir tuo pačiu nusuka akis į šoną, reiškia, pas tokį žmogų motoriukas jau beveik sustojo. Tačiau, kaip visada tame yra ir gėrio, ne tik blogio. Pasirodo, kad tą motoriuką galima iš naujo paleisti. Ne tabletėmis, vaistų suleidimais, lašelinėmis, o būtent vidiniu apsisprendimu. Tam reikia gana nedaug. Iš karto atsikėlus įsijungti į gyvenimą, tai reiškia iš naujo tapti smalsiu ir pradėti viskuo žavėtis. Vienas mano geras pažįstamas, jau būdamas 72 metų, man pasakė, senatvė ateina ne tada, kada pradeda skaudėti sąnarius, bet tada, kada žmogus nustoja laukti rytojaus. Ir tada aš pradėjau stebėti tuos žmonės, kurie nustojo gyventi rytdienos laukimu. Pasirodo, kad tokius žmonės galima gana greitai atpažinti. Juos skiria eisena, kalba, dažniausiai tie, kurie tik tai dagyvena savo metus, niekur neskuba, su niekuo nesiginčija, nesistebi, jie tik bumba, skundžiasi, kaltina kitus ir taip toliau. O tie, kurie gyvena ilgai, tokie žmonės dažniausiai juokauja, ginčijasi, jiems viskas įdomu. Dažniausiai tokie žmonės sako, o gal aš pabandysiu? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokios smulkmenos nėra jau tokios ir svarbios. Tačiau tai tikrai nesmulkmenos, jos yra biologiškai svarbios. Žmogaus protas, kuris visada išlieka aktyviu ir smalsiu, tiesioginė prasme apsaugo ir žmogaus kūną su senėjimu. Juk ne veltui sakoma, kad minutė gero ir nuoširdaus juoko prailgina žmogaus gyvenimą pusei metų, o kartais ir ilgiau. Svarbiausia – išmokti juoktis, džiaugtis ir žavėtis nuoširdžiai. Pas tokį žmogų daug lėčiau pradeda kisti sąnariai, prasiplečia kraujagyslės, geriau pradeda dirbti imunitetas. Kūno ląstelės visada gyvena daug ilgiau, kada pas jas atsiranda prasmė, dėl ko reikia gyventi. O tai duoda, kaip jau minėjau, džiaugsmas ir viskuo žavėjimasis. Jei jūs daskaitėte iki šios eilutės, tuomet aš užtikrintai galiu jums pasakyti, kad jūsų vidinis motoriukas dar yra gyvas. Jūs turite suprasti, kad ilgaamžiškumo pagrindą visada galima pakeisti. Jau vėlu neegzistuoja, tad pabandykime, žingsnelis po žingsnelio, pereiti per visus tuos 6 požymius. Jie visi yra labai paprasti, nors kai kurie iš jų jūs gali ir nustebinti. Visi jie yra moksliškai patvirtinti ir išbandyti praktiškai. Jei jūs pas save pastebėsite nors 3 iš jų, tai reikš, kad jūs turite visas galimybės nugyventi savo gyvenimą ilgai ir laimingai. O patį pagrindinį požymį aš jums atskleisiu pačioje pabaigoje. Pats pirmas požymis, kurį galima pastebėti tik pamačius žmogų, kitaip tariant, jau nuo slenksčio, ir kuris dažniausiai nėra apgaulingas, yra tas, kada žmogus nustoja eiti, jis jau pradeda mirti. Skamba gana skausmingai, bet tai yra jau seniai patvirtinta medikų.
Ėjimas, judrumas ir gyvenimo tempas – tai pirmas žmogaus požymis į ilgaamžiškumą. Ne kraujo tvyrimai, ne kraujo spaudimas, o būtent tai, kaip žmogus eina, kaip jis keliasi nuo kėdės, kaip pasuka galvą. Būtent šiuose, jei galima sakyti smulkmenose, ir slypi pats pirmasis požymis. Kada žmogaus kūnas juda laisvai, harmoningai, ritmingai, tada protas gauna signalą – gyvenimas tęsiasi. O kada žmogus žengia neužtikrintai, lėtai, kad kuo mažiau įsitemptų, organizmas tai priima kaip komanda – laikas pristabdyti. Įsidėmėkite, ėjimas tai proto atspindys. Jau įrodyta, kad tie žmonės, kurių ėjimo ritmas yra truputį greitesnis už įprastą, tokių žmonių gyvenimas prailgėja 8, o kartais net ir 10 kartų. Ir pasirodo, kad viskas ne kojose, bet organizmo metabolizme. Štai kodėl ėjimas ir yra vos ne pagrindinis senėjimo požymis. Todėl net jei sąnarius skauda, reikia vis viena judėti. Vien tik tam, kad organizmas žinotų, jis dar gyvas. Antras požymis, pagal kurį galima būtų spręsti apie ilgaamžiškumą, yra mąstymo lankstumas ir reakcijos greitis. Senatvė ateina ne tada, kada ant veido atsiranda raukšlės, o tada, kada žmogus nustoja mokytis. Protas, kaip bet kuris kūno raumuo, reikalauja treniruotės. Smalsumas – tai pagrindinis vitaminas protui. Turbūt girdėjote, o gal ir patys jau esate pasakę, aš jau persena ir mano galva jau taip neverda. Ji nustoja virti tada, kada žmogus nustoja ją naudotis. Duokite jai darbo ir ji beveik iš karto įsijungs. Svarbiausia nebijoti naujo, bet jo ieškoti. Naujas receptas, naujas darbas, naujas kelias iki parduotuvės ar darbo. Viskas, kas priverčia galvą dirbti, prailgina gyvenimą. Gydytojai tai vadina kognityvinėmis atsargomis. Kognityvinės atsargos tai rezervas, kuris padeda smegenims geriau atlaikyti stresą, ligas, senėjimą ir kitus neigiamus poveikius. Jos susideda iš kognityvinių funkcijų, tokių kaip mąstymas, atmintis, dėmesys, kalba ir problemų sprendimas. Geriau išvystytos kognityvinės atsargos reiškia didesnį atsparumą smegenų veiklai ir ilgesnį kognityvinės sveikatos palaikymą. Tačiau yra ir kita pusė – tai lankstumas. Mąstymo lankstumas tai mokėjimas atleisti, paleisti. Žmonės, kurie gyvena ilgiau, nemoka ilgai laikyti nuoskaudų savyje. Tai vadinama užstrigti nuoskaudose. Trečias požymis – tai emocinis pastovumas. Tai sugebėjimas savyje išlaikyti stabilę emocinę pusiausvyrą. Ir žinoma, mokėjimas paleisti. Skamba gana suprantama ir jau ne vieną kartą girdėta, tačiau būtent čia daugiausia palūžta daugelis žmonių. Po 70 metų žmogaus kūnas tampa labai jautrus bet kokiems stresams. Išgyventi pergyvenimai, nuoskaudos, neaiškios kilmės baimės labai greitai keičia žmogaus kūno biochemiją. Per savo gyvenimą aš pastebėjau, kad sensta ne liga, bet būtent senos, sukauptos ir neiškalbėtos nuoskaudos. Daugelis žmonių gyvena su šituo svoriu ir net nesupranta, kodėl jie daugiau nemoka, negali džiaugtis. Ezoterinė filosofija – kūnas prisimena tai, ko jūs negalite paleisti. Kada žmogus beveik nuolatos gyvena chroniškame susijaudinime, hormoninėme strese, kortizolis ir adrenalinas pradeda naikinti kūno indus, širdį, imunitetą, todėl emocinis ramumas – tai ne vien tik filosofija, bet ir konkretus žmogaus ilgaamžiškumo faktorius. Ketvirtas požymis – tai kūno energijos ir kultūrinio gyvenimo įpročiai. Tai yra apie tai, kaip pats žmogus elgiasi su savo kūnu, kaip valgo, kaip kvėpuoja, kaip miega. Žmogus, kuris greitai viską suvalgo, prisikerta, toks žmogus dažniausiai skundžiasi nuolatiniu nuovargiu ir tokiu būdu labai sutrumpina savo gyvenimo trukmę. O tas, kuris mėgaujasi kiekvienu kąsneliu, gyvena daug ilgiau. Su amžiumi kūnas nustoja atleisti už nuolatinį neįsimiegojimą, persivalgymą ir skysčių trūkumą. Kitaip tariant, pripranta, bet neatleidžia. O po 60 metukų bet koks jūsų pasirinkimas patampa svarbiausia investicija arba į ilgaamžiškumą, arba į greitą senėjimą. Daugelis senesnio amžiaus žmonių gyvena remdamiesi principu saugotis, o ne bijoti pavargti, išeiti vėjuotų oru ir neperšalti. Tačiau kaip nekeista, bet būtent toks perdėtas atsargumas ir griauna organizmą.
Kūnas praradęs apkrovą praranda ir vidinę jėgą, vidinę energiją. Labai svarbu, ką mes valgome, todėl mano patarimas būtų toks. Valgykite tai, kas po valgio nesukelia nuovargio. Jei po valgio jums norisi atsigulti, pailsėti, tuomet tai nevalgis, tai apkrova. Valgis tai kuras ir kuo grynesnis kuras, tuo geriau dirba motoriukas. Svarbiausia neginti savo įpročius, bet juos nors retkarčiais peržiūrėti. Labai sveika užduoti savo klausimą, ar padeda man tai, ką aš darau kiekvieną dieną. Visada jaustis gyvu, o ne tada, kada atėjo laikas kažką keisti. Mano, vėl nemokamas patarimas jums būtų toks. Atsisakykite vėlios vakarienės. Išmokite eiti miegoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Pasivaikščiokite po kiekvieno valgio. Šitie atrodytų visiškai paprasti sprendimai padarys daug didesnę įtaką negu vaistai. 5. požymis – tai vidinio varikliuko buvimas. Noras ryte atsikelti, jausmas, kad ši diena jums yra reikalinga, svarbi, jausmas, kad jūs dar turite tikslą, dėl kurio turite gyventi. Daugelis pagyvenusių žmonių sako, ir kas mane labai liūdina, tai pasakymas, man daugiau jau nieko nereikia. Kada tai išgirstu, pradedu suprasti, kad jeigu tam žmogui negražinti gyvenimo prasmės, jo kūnas labai greitai pradės naikintis. Kada žmogus dar jaučiasi, kad jis dar kažkam yra reikalingas, tuomet jo protas pradeda dirbti visiškai kitaip. Gyvenimo prasmė nebūtinai turėtų būti labai didi. Ji gali būti visai paprastutė, žemiška, bet svarbiausia sava. Ji turi būti jūsų. Prisimenu žmogų, kuriam jau buvo 82 metai ir jis prarado žmoną. Ir tada aš jam pasakiau, nebandykite gražinti praeities atgal, pabandykite atrasti tai, kam jūs dar būtumėte reikalingas. Po mėnesio jis pas mane atėjo visiškai kitoks. Pasirodo, jis pradėjo padėti kaimyno berniukui atlikinėti namų užduotis. Ir jis man tada pasakė, žinai, aš vėl pasijutau reikalingu. Ačiū tau. Praeityje slypi ne gėris, bet blogis. Tai ezoterinė filosofija. Daugelis žmonių to nesupranta. Pasirodo, kad net geri ir linksmi prisiminimai nėra jau taip gerai. Kodėl? Todėl, kad prisimindamas džiugias ir laimingas akimirkas, žmogus nepradeda džiaugtis, bet pradeda jų ilgėtis. Atsiranda nostalgija. O ilgesys senų gerų praėjusių dienų, nostalgija, niekada nebuvo džiaugsmo išraiška. Praeitis jau praėjo ir nėra ko ten daugiau knistis. Ir ką nors pakeisti praeityje nėra jau toks geras dalykas, kaip daugelis bando tai propaguoti. Jei tai darysite, tuomet ateitis ir dabartis taps dar blogesnėmis negu buvo. Tai vėl ezoterinė filosofija. Jos reikia mokytis. Suprasti tai gana paprasta. Kada jūs valgote obuolį, tai yra dabartis. Jūs džiaugiatės skoniu. Paskui, kada obuolys yra suvirškinamas, jis tampa kakučiu, prisiminimu. Tai yra obuolio praeitis. Todėl norėjimas pakeisti ką nors praeityje yra tolygus kakučio pavertimui tuo pačiu obuoliu. O tai padaryti tikrai neįmanoma. Nors, kaip suprantu, tai propaguoja gana daug žinovų. Prisiminkite, praeitį reikia pamiršti ir kuo dažniau stengtis gyventi dabartyje. Nes tik dabartyje slypi visa ko džiaugsmas. Todėl štai kur slypi gyvenimo prasmė. Atrasti būtent savo atsakymą, kodėl aš atsibundu kiekvieną rytą. Jei atsakymas neateina iš karto, tuomet verta jo paieškoti. O jis pasirodo yra. Yra paslaptis, kuri yra pas kiekvieną ilgaamžį žmogų. Pasirodo, kad tokie žmonės niekada nesako aš privalau, jie sako aš noriu. Noriu nueiti į turgų, noriu pamatyti anūkus. Pasirodo, kad tokie noriu yra daug geresni už bet kokius vitaminus. Ir štai mes priėjome prie pačio pagrindinio požymio. Tai vidinis savivertė ir mokėjimas priimti visus gyvenimo iššūkius ramiai ir be streso. Tai reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Gaila, tačiau šis sugebėjimas neduodamas gamtos. Žmonės šį supratimą tobulina metus. Jis įgyjamas per skausmą, praradimus, klaidas, jei dar tiksliau tai per savo sąžinę. Reikia tapti sąžiningu pačiam savo. O tai yra labai sunkus darbas su pačiu savimi. Ir būtent tai ir senatvę padaro ne pabaiga, bet laiko patikrinta ir užauginta išmintimi.
Tokių žmonių man teko matyti, kurie gal ir neturėjo idealios sveikatos, bet jie turėjo vidinę pusiausvyrą. Jie nesikabino į amžiną jaunystę, nesiskundė ir neieškojo kitur kaltų. Jie gyveno oriai, be blaškymosi ir be baimės. Jie skyrėsi savo ypatingų žvilgsnių, kuris buvo ramus, pasitikintis, be baimės. Būtent šiame žvilgsnyje buvo ta jėga, kurios neduoda jokie vaistai. Žmogus, kuris priima gyvenimą toks jis yra, nustoja švaistyti savo energiją beprasmiam pasipriešinimui. Labiau žemiškiams žmonėms duodu dar ir sveikatos perspėjimus, skirtus kiekvienam zodiako ženklui. Avinas – galvos skausmai, migrena. Jautis – problemos dėl viršsvorio, diabetas. Dvyniai – nemiga, nervinė sistema, vegetatyvinė kraujagyslinė distonija. Vėžys – nevirškinimas, gastritas, skrandžio ligos. Liūtas – karščiavimas ir alpimas. Mergelė – apendicitas ir vidurių užkietėjimas. Svarstyklės – infekcinės ligos ir pielonefritas, inkstai. Šaulys – kepenų ligos, tokios kaip hepatitas ir cirozė. Ožiaragis – radikulitas, sklerozė. Vandenys – kraujo krešuliai, sėdimo nervo uždegimas. Žuvys – alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų. Tie, kurie tik ką įsijungė ir negalėjo visko išgirsti, visą pasakojimą aš dar kartą pakartosiu. O tie, kurie viską girdėjo, gali toliau nesiklausyti arba gali dar kartą perklausyti dėl geresnio supratimo. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų iš šio pasakojimo paims kažką tai naujo. Linkiu jums ramybės ir minčių skaidrumo. Ar galima nustatyti, kiek dar liko gyventi? Jei jums jau apie 60 metų ir daugiau, tuomet norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais savo ezoteriniais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų pamiršti viską, ką jums kas nors kalbėjo, ar jūs girdėjote, ar perskaitėte anksčiau. Jūsų ilgamšiškumo tikrai nėra nei jūsų medicininėje kortelėje, nei jūsų vaistinėlėje. Per savo gyvenimą aš mačiau labai daug žmonių su beveik idealiais medicininiais tyrimų rezultatais ir kurie užgesdavo maždaug per kelis metus. Ir kaip keistai beatrodytų, mačiau ir tokių žmonių, ant kurių gydytojai, jei taip būtų galima išsireikšti, jau seniai uždėjo kryžių, o jie vis dar gyvena, juokiasi, dirba ir dėkoja kiekvienai jiems dar duotai gyvenimo minutei. Mano nuomonė, paslaptis yra pačiuose žmonėse, kurie vieni iš jų tiesiog dagyvena savo gyvenimą ir tų, kurie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu. Šitie skirtumai, kaip pirštų antspaudai, yra gana sunkiai pastebimi ir tuo pačiu retai kada klystantis. Todėl tik pagal juos galima, beveik neklystant, nustatyti, kiek dar liko laiko žmogui gyventi. Todėl aš pabandysiu jums nupasakoti net apie 6 požymius, kurie pasakys labai daug apie jūsų tolimesnę ateitį. O pabaigoje aš jums atskleisiu pačią svarbiausią ir netikėčiausią paslaptį – požymį, kuris viską nulemia. Kada žmogus pradeda senti, tuomet jis vis dažniau pradeda galvoti apie savo kūną, apie skausmą stūrę, širdelę, sąnarius. Tačiau tikrasis senėjimas prasideda ne kūne, bet tuomet, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Būtent tada žmogaus organizmas išjungia savo vidinį motorą ir viskas, kas dar buvo gyva, pradeda stingti, mirti ir šalti. Patikėkite, tai yra tiesa. Pabandysiu jums visą tai kaip nors paaiškinti. Daugelis galvoja, kad mūsų gyvenimas yra linijinis. Tokiu būdu yra pradžia ir pabaiga. Toliau seka ramybė, mirtis, o paskui vėl atgimimas ir taip toliau. Tačiau tai galima gana lengvai paneigti. Žiūrėkite, visada viso ko naujo atsiradimas yra susijęs su sprogimu. Taip susikūrė visata. Žinoma, čia reikėtų atmesti Dievą. Iš pradžių buvo didysis sprogimas, taip teigia mokslas ir fizikiniai dėsniai. Taip atsirado planetos ir tuo pačiu mūsų visata, kuri vis dar toliau plečiasi. Taip veikia sprogimo banga, nors mokslininkai jau gana rimtai teigia, kad visata jau nesiplečia. Tuomet kas toliau? Toliau turi įvykti visatos susitraukimas, grįžimas atgal į pradinį tašką. Tokiu būdu vėl viską užvaldys juodoji energija.
Mokslininkai kuo toliau, tuo dažniau pradeda apie ją kalbėti. Ji yra, ją jau galima ir stebėti. O štai juodosios materijos dar niekas nematė, bet ji irgi yra. Tačiau ne apie tai dabar. Tam, kad viską geriau suprastumėte, norėčiau priminti kai kuriuos fizikinius dėsnius. Man seniau patikdavo stebėti filmus apie atominius sprogimus. Ten viskas labai aiškiai parodoma. Įvyksta sprogimas, tada atsiranda galinga sprogimo banga, kuri pasklinda į įvairias puses, kuri viską naikina ir griauna, kas tik pasitaiko jos kelyje. Po kiek tai laiko, ta pati sprogimo banga grįžta atgal ir kas dar nebuvo sunaikinta, sugriauta, ji visiškai sunaikina, sulygina. Visa tai vyksta ir su žmogaus atsiradimu, gimimu, gyvenimu. Niekas nepaneigs, kad žmogaus gimimas yra kaip ir didysis sprogimas. Visa visata mumyse. Spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę, įvyksta didysis sprogimas. Taip užsimezga nauja gyvybė. Toliau seka augimo, plėtimosi banga ir tam tikrame taške ta banga pradeda grįžti atgal. Tokiu būdu viskas sugrįžta į savo vietas. Siela sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo. Kur startas, ten ir finišas. Žinau, tai gali būti daugumai žmonių naujas supratimas, o kas nauja, tas nesuprantama, o kas nesuprantama, tas proto yra atmetama. Tačiau, jei į tai pasižiūrėsite paprasčiau, tuomet tai taps jums naujų atradimų, nušvitimų. Ezoterinė filosofija nuostabi. Link ko aš vedu? Vedu link to, kad jūs suprastumėte, kad mūsų gyvenimas tikrai nėra linijinis. Jis turi pradinį tašką ir tuo pačiu įprasmina galutinį tašką. Belieka tik tai išsiaiškinti, kada ta gyvenimo banga apsisuka ir pradeda grįžti atgal. Kaip jau supratote, gyvenimo bangos grįžimas atgal ir reiškia, kad žmogus nuo to momento pradeda senti. Plėtimasis – tai augimas, o grįžimas atgal, kaip jau minėjau, tai ėjimas link mirties. Pasirodo, kad gyvenimo banga pradeda grįžti atgal tada, kada žmogus nustoja viskuo domėtis, džiaugtis. Ezoterikoje tai vadinama, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Ezoterinės filosofijos pirma taisyklė sako, iš visko pajusk malonumą. Tai sąlyguoja žmogaus visi 5 pojūčiai – uoslė, rega, klausa, skonis ir jutimas. Visi, jūs to norite ar nenorite, esate nukreipti į malonumo paieškas. Jei jums neskanu, jūs išspjaunate. Jei jums nemalonu ką nors matyti, jūs užsidengiate akis, nusukate savo žvilgsnį. Jei jums nepatinka garsas, jūs užsidengiate ausis. Jei jums nepatinka skonis, jūs išspjaunate. Jei jums nepatinka prisilietimai, jūs pasišalinate. Tokiu būdu žmogus visada ieško tik tai, kas jam yra malonu. Kada žmogui malonu, tuomet jis to nori dar ir dar. Taip įsijungia vidinis motoriukas, kuris žmogų varo, stumia pirmyn. Motoriukas išsijungia tada, kada žmogų viskas pradeda nervinti, nuo ko žmogus tampa apatišku ir piktu. Pikto žmogaus gyvenimas neauga, bet nyksta. Būdamas su senesnio amžiaus žmonėmis, aš dažnai jų paklausiu, kas būtent dabar jūs dar džiugina. Jei žmogus į šį klausimą atsako iš karto, beveik negalvodamas, o jo akis užsidega, aš jau žinau, pas tokį žmogų yra ateitis. Jei jis tyli ir įdėmiai, vos ne per kančias bando atrasti atsakymą ir tuo pačiu nusuka akis į šoną, reiškia, pas tokį žmogų motoriukas jau beveik sustojo. Tačiau, kaip visada tame yra ir gėrio, ne tik blogio. Pasirodo, kad tą motoriuką galima iš naujo paleisti. Ne tabletėmis, vaistų suleidimais, lašelinėmis, o būtent vidiniu apsisprendimu. Tam reikia gana nedaug. Iš karto atsikėlus įsijungti į gyvenimą, tai reiškia iš naujo tapti smalsiu ir pradėti viskuo žavėtis. Vienas mano geras pažįstamas, jau būdamas 72 metų, man pasakė, senatvė ateina ne tada, kada pradeda skaudėti sąnarius, bet tada, kada žmogus nustoja laukti rytojaus. Ir tada aš pradėjau stebėti tuos žmonės, kurie nustojo gyventi rytdienos laukimu. Pasirodo, kad tokius žmonės galima gana greitai atpažinti. Juos skiria eisena, kalba, dažniausiai tie, kurie tik tai dagyvena savo metus, niekur neskuba, su niekuo nesiginčija, nesistebi, jie tik bumba, skundžiasi, kaltina kitus ir taip toliau. O tie, kurie gyvena ilgai, tokie žmonės dažniausiai juokauja, ginčijasi, jiems viskas įdomu.
Dažniausiai tokie žmonės sako, o gal aš pabandysiu? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokios smulkmenos nėra jau tokios ir svarbios. Tačiau tai tikrai nesmulkmenos, jos yra biologiškai svarbios. Žmogaus protas, kuris visada išlieka aktyviu ir smalsiu, tiesioginė prasme apsaugo ir žmogaus kūną su senėjimu. Juk ne veltui sakoma, kad minutė gero ir nuoširdaus juoko prailgina žmogaus gyvenimą pusei metų, o kartais ir ilgiau. Svarbiausia – išmokti juoktis, džiaugtis ir žavėtis nuoširdžiai. Pas tokį žmogų daug lėčiau pradeda kisti sąnariai, prasiplečia kraujagyslės, geriau pradeda dirbti imunitetas. Kūno ląstelės Visada gyvena daug ilgiau, kada pas jas atsiranda prasmė, dėl ko reikia gyventi. O tai duoda, kaip jau minėjau, džiaugsmas ir viskuo žavėjimasis. Jei jūs daskaitėte iki šios eilutės, tuomet aš užtikrintai galiu jums pasakyti, kad jūsų vidinis motoriukas dar yra gyvas. Jūs turite suprasti, kad ilgaamžiškumo pagrindą visada galima pakeisti. Jau vėlu neegzistuoja, tad pabandykime, žingsnelis po žingsnelio, pereiti per visus tuos 6 požymius. Jie visi yra labai paprasti, nors kai kurie iš jų jūs gali ir nustebinti. Visi jie yra moksliškai patvirtinti ir išbandyti praktiškai. Jei jūs pas save pastebėsite nors 3 iš jų, tai reikš, kad jūs turite visas galimybės nugyventi savo gyvenimą ilgai ir laimingai. O patį pagrindinį požymį aš jums atskleisiu pačioje pabaigoje. Pats pirmas požymis, kurį galima pastebėti tik pamačius žmogų, kitaip tariant, jau nuo slenksčio, ir kuris dažniausiai nėra apgaulingas, yra tas, kada žmogus nustoja eiti, jis jau pradeda mirti. Skamba gana skausmingai, bet tai yra jau seniai patvirtinta medikų. Ėjimas, judrumas ir gyvenimo tempas – tai pirmas žmogaus požymis į ilgaamžiškumą. Ne kraujo tvyrimai, ne kraujo spaudimas, o būtent tai, kaip žmogus eina, kaip jis keliasi nuo kėdės, kaip pasuka galvą. Būtent šiose, jei galima sakyti smulkmenose, ir slypi pats pirmasis požymis. Kada žmogaus kūnas juda laisvai, harmoningai, ritmingai, tada protas gauna signalą – gyvenimas tęsiasi. O kada žmogus žengia neužtikrintai, lėtai, kad kuo mažiau įsitemptų, organizmas tai priima kaip komanda – laikas pristabdyti. Įsidėmėkite, ėjimas tai proto atspindys. Jau įrodyta, kad tie žmonės, kurių ėjimo ritmas yra truputį greitesnis už įprastą, tokių žmonių gyvenimas prailgėja 8, o kartais net ir 10 kartų. Ir pasirodo, kad viskas ne kojose, bet organizmo metabolizme. Štai kodėl ėjimas ir yra vos ne pagrindinis senėjimo požymis. Todėl net jei sąnarių skauda, reikia vis vieną judėti. Vien tik tam, kad organizmas žinotų, jis dar gyvas. Antras požymis, pagal kurį galima būtų spręsti apie ilgaamžiškumą, yra mąstymo lankstumas ir reakcijos greitis. Senatvė ateina ne tada, kada ant veido atsiranda raukšlės, o tada, kada žmogus nustoja mokytis. Protas, kaip bet kuris kūno raumuo, reikalauja treniruotės. Smalsumas – tai pagrindinis vitaminas protui. Turbūt girdėjote, o gal ir patys jau esate pasakę, aš jau persena ir mano galva jau taip neverda. Ji nustoja virti tada, kada žmogus nustoja ją naudotis. Duokite jai darbo ir ji beveik iš karto įsijungs. Svarbiausia nebijoti naujo, bet jo ieškoti. Naujas receptas, naujas darbas, naujas kelias iki parduotuvės ar darbo. Viskas, kas priverčia galvą dirbti, prailgina gyvenimą. Gydytojai tai vadina kognityvinėmis atsargomis. Kognityvinės atsargos tai rezervas, kuris padeda smegenims geriau atlaikyti stresą, ligas, senėjimą ir kitus neigiamus poveikius. Jos susideda iš kognityvinių funkcijų, tokių kaip mąstymas, atmintis, dėmesys, kalba ir problemų sprendimas. Geriau išvystytos kognityvinės atsargos reiškia didesnį atsparumą smegenų veiklai ir ilgesnį kognityvinės sveikatos palaikymą. Tačiau yra ir kita pusė – tai lankstumas. Mąstymo lankstumas tai mokėjimas atleisti, paleisti. Žmonės, kurie gyvena ilgiau, nemoka ilgai laikyti nuoskaudų savyje. Tai vadinama užstrigti nuoskaudose. Trečias požymis – tai emocinis pastovumas. Tai sugebėjimas savyje Išlaikyti stabilę emocinę pusiausvyrą. Ir žinoma, mokėjimas paleisti.
Skamba gana suprantama ir jau ne vieną kartą girdėta, tačiau būtent čia daugiausia palūžta daugelis žmonių. Po 70 metų žmogaus kūnas tampa labai jautrus bet kokiems stresams. Išgyventi pergyvenimai, nuoskaudos, neaiškios kilmės baimės labai greitai keičia žmogaus kūno biochemiją. Per savo gyvenimą aš pastebėjau, kad sensta ne liga, bet būtent senos, sukauptos ir neiškalbėtos nuoskaudos. Daugelis žmonių gyvena su šituo svoriu ir net nesupranta, kodėl jie daugiau nemoka, negali džiaugtis. Ezoterinė filosofija – kūnas prisimena tai, ko jūs negalite paleisti. Kada žmogus beveik nuolatos gyvena chroniškame susijaudinime, hormoninėme strese, kortizolis ir adrenalinas pradeda naikinti kūno indus, širdį, imunitetą, todėl emocinis ramumas – tai ne vien tik filosofija, bet ir konkretus žmogaus ilgamžiškumo faktorius. Ketvirtas požymis – tai kūno energijos ir kultūrinio gyvenimo įpročiai. Tai yra apie tai, kaip pats žmogus elgiasi su savo kūnu, kaip valgo, kaip kvėpuoja, kaip miega. Žmogus, kuris greitai viską suvalgo, prisikerta, toks žmogus dažniausiai skundžiasi nuolatiniu nuovargiu ir tokiu būdu labai sutrumpina savo gyvenimo trukmę. O tas, kuris mėgaujasi kiekvienu kąsneliu, gyvena daug ilgiau. Su amžiumi kūnas nustoja atleisti už nuolatinį neįsimiegojimą, persivalgymą ir skysčių trūkumą. Kitaip tariant, pripranta, bet neatleidžia. O po 60 metukų bet koks jūsų pasirinkimas patampa svarbiausia investicija arba į ilgamžiškumą, arba į greitą senėjimą. Daugelis senesnio amžiaus žmonių gyvena remdamiesi principu saugotis, o ne bijoti pavargti, išeiti vėjuotų orų ir neperšalti. Tačiau kaip nekeista, bet būtent toks perdėtas atsargumas ir griauna organizmą. Kūnas praradęs apkrovą praranda ir vidinę jėgą, vidinę energiją. Labai svarbu, ką mes valgome, todėl mano patarimas būtų toks. Valgykite tai, kas po valgio nesukelia nuovargio. Jei po valgio jums norisi atsigulti, pailsėti, tuomet tai nevalgys, tai apkrova. Valgys tai kuras ir kuo grynesnis kuras, tuo geriau dirba motoriukas. Svarbiausia neginti savo įpročius, bet juos nors retkarčiais peržiūrėti. Labai sveika užduoti savo klausimą, ar padeda man tai, ką aš darau kiekvieną dieną. Visada jaustis gyvu, o ne tada, kada atėjo laikas kažką keisti. Mano, vėl nemokamas patarimas jums būtų toks. Atsisakykite vėlios vakarienės. Išmokite eiti miegoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Pasivaikščiokite po kiekvieno valgio. Šitie atrodytų visiškai paprasti sprendimai padarys daug didesnę įtaką negu vaistai. 5. požymis – tai vidinio varikliuko buvimas. Noras ryte atsikelti, jausmas, kad ši diena jums yra reikalinga, svarbi, jausmas, kad jūs dar turite tikslą, dėl kurio turite gyventi. Daugelis pagyvenusių žmonių sako, ir kas mane labai liūdina, tai pasakymas, man daugiau jau nieko nereikia. Kada tai išgirstu, pradedu suprasti, kad jeigu tam žmogui negrąžinti gyvenimo prasmės, jo kūnas labai greitai pradės naikintis. Kada žmogus dar jaučiasi, kad jis dar kažkam yra reikalingas, tuomet jo protas pradeda dirbti visiškai kitaip. Gyvenimo prasmė nebūtinai turėtų būti labai didi. Ji gali būti visai paprastutė, žemiška, bet svarbiausia sava. Ji turi būti jūsų. Prisimenu žmogų, kuriam jau buvo 82 metai ir jis prarado žmoną. Ir tada aš jam pasakiau, nebandykite grąžinti praeities atgal, pabandykite atrasti tai, kam jūs dar būtumėte reikalingas. Po mėnesio jis pas mane atėjo visiškai kitoks. Pasirodo, jis pradėjo padėti kaimyno berniukui atlikinėti namų užduotis. Ir jis man tada pasakė, žinai, aš vėl pasijutau reikalingu. Ačiū tau. Praeityje slypi ne gėris, bet blogis. Tai ezoterinė filosofija. Daugelis žmonių to nesupranta. Pasirodo, kad net geri ir linksmi prisiminimai nėra jau taip gerai. Kodėl? Todėl, kad prisimindamas džiugias ir laimingas akimirkas, žmogus nepradeda džiaugtis, bet pradeda jų ilgėtis. Atsiranda nostalgija. O ilgesys senų gerų praėjusių dienų, nostalgija, niekada nebuvo džiaugsmo išraiška. Praeitis jau praėjo ir nėra ko ten daugiau knistis. Ir ką nors pakeisti praeityje nėra jau toks geras dalykas, kaip daugelis bando tai propaguoti. Jei tai darysite, tuomet ateitis ir dabartis taps dar blogesnėmis negu buvo. Tai vėl ezoterinė filosofija.
Jos reikia mokytis. Suprasti tai gana paprasta. Kada jūs valgote obuolį, tai yra dabartis. Jūs džiaugiatės skoniu. Paskui, kada obuolys yra suvirškinamas, jis tampa kakučiu, prisiminimu. Tai yra obuolio praeitis. Todėl norėjimas pakeisti ką nors praeityje yra tolygus kakučio pavertimui tuo pačiu obuoliu. O tai padaryti tikrai neįmanoma. Nors, kaip suprantu, tai propaguoja gana daug žinovų. Prisiminkite, praeitį reikia pamiršti ir kuo dažniau stengtis gyventi dabartyje. Nes tik dabartyje slypi visa ko džiaugsmas. Todėl štai kur slypi gyvenimo prasmė. Atrasti būtent savo atsakymą, kodėl aš atsibundu kiekvieną rytą. Jei atsakymas neateina iš karto, tuomet verta jo paieškoti. O jis pasirodo yra. Yra paslaptis, kuri yra pas kiekvieną ilgaamžį žmogų. Pasirodo, kad tokie žmonės niekada nesako aš privalau. Jie sako aš noriu. Noriu nueiti į turgų. Noriu pamatyti anūkus. Pasirodo, kad tokie noriu yra daug geresni už bet kokius vitaminus. Ir štai mes priėjome prie pačio pagrindinio požymio. Tai vidinis savivertė ir mokėjimas priimti visus gyvenimo iššūkius ramiai ir be streso. Tai reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Gaila, tačiau šis sugebėjimas neduodamas gamtos. Žmonės šį supratimą tobulina metus. Jis įgyjamas per skausmą, praradimus, klaidas, jei dar tiksliau tai per savo sąžinę. Reikia tapti sąžiningu pačiam savo. O tai yra labai sunkus darbas su pačiu savimi. Ir būtent tai ir senatvę padaro ne pabaiga, bet laiko patikrinta ir užauginta išmintimi. Tokių žmonių man teko matyti, kurie gal ir neturėjo idealios sveikatos, bet jie turėjo vidinę pusiausvyrą. Jie nesikabino į amžiną jaunystę, nesiskundė ir neieškojo kitur kaltų. Jie gyveno oriai, be blaškymosi ir be baimės. Jie skyrėsi savo ypatingų žvilgsnių, kuris buvo ramus, pasitikintis, be baimės. Būtent šiame žvilgsnyje buvo ta jėga, kurios neduoda jokie vaistai. Žmogus, kuris priima gyvenimą toks jis yra, nustoja švaistyti savo energiją beprasmiam pasipriešinimui. Labiau žemiškiams žmonėms duodu dar ir sveikatos perspėjimus, skirtus kiekvienam zodiako ženklui. Avinas, galvos skausmai, migrena. Jautis, problemos dėl viršsvorio, diabetas. Dvyniai, nemiga, nervinė sistema, vegetatyvinė kraujagyslinė distonija. Vėžys, nevirškinimas, gastritas, skrandžio ligos. Liūtas, karščiavimas ir alpimas. Mergelė, apendicitas ir vidurių užkietėjimas. Svarstyklės, infekcinės ligos ir pielonefritas, inkstai. Šaulys, kepenų ligos, tokios kaip hepatitas ir cirozė. Ožiaragis, radikulitas, sklerozė. Vandenys, kraujo krešuliai, sėdimo nervo uždegimas. Žuvys, alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų. Tie, kurie tik ką įsijungė ir negalėjo visko išgirsti, visą pasakojimą aš dar kartą pakartosiu. O tie, kurie viską girdėjo, gali toliau nesiklausyti arba gali dar kartą perklausyti dėl geresnio supratimo. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų iš šio pasakojimo paims kažką tai naujo. Linkiu jums ramybės ir minčių skaidrumo. Ar galima nustatyti, kiek dar liko gyventi? Jei jums jau apie 60 metų ir daugiau, tuomet norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais savo ezoteriniais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų pamiršti viską, ką jums kas nors kalbėjo, ar jūs girdėjote, ar perskaitėte anksčiau. Jūsų ilgamšiškumo tikrai nėra nei jūsų medicininėje kortelėje, nei jūsų vaistinėlėje. Per savo gyvenimą aš mačiau labai daug žmonių su beveik idealiais medicininiais tyrimų rezultatais ir kurie užgesdavo maždaug per kelis metus. Ir kaip keistai beatrodytų, mačiau ir tokių žmonių, ant kurių gydytojai, jei tai būtų galima išsireikšti, jau seniai uždėjo kryžių, o jie vis dar gyvena, juokiasi, dirba ir dėkoja kiekvienai jiems dar duotai gyvenimo minutei. Mano nuomonė, paslaptis yra pačiuose žmonėse, kurie vieni iš jų tiesiog dagyvena savo gyvenimą ir tų, kurie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu. Šitie skirtumai, kaip pirštų antspaudai, yra gana sunkiai pastebimi ir tuo pačiu retai kada klystantis. Todėl
tik pagal juos galima, beveik neklystant, nustatyti, kiek dar liko laiko žmogui gyventi. Todėl aš pabandysiu jums nupasakoti net apie 6 požymius, kurie pasakys labai daug apie jūsų tolimesnę ateitį. O pabaigoje aš jums atskleisiu pačią svarbiausią ir netikėčiausią paslaptį – požymį, kuris viską nulemia. Kada žmogus pradeda senti, tuomet jis vis dažniau pradeda galvoti apie savo kūną, apie skausmą stūrę, širdelę, sąnarius. Tačiau tikrasis senėjimas prasideda ne kūne, bet tuomet, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Būtent tada žmogaus organizmas išjungia savo vidinį motorą ir viskas, kas dar buvo gyva, pradeda stingti, mirti ir šalti. Patikėkite, tai yra tiesa. Pabandysiu jums visą tai kaip nors paaiškinti. Daugelis galvoja, kad mūsų gyvenimas yra linijinis. Tokiu būdu yra pradžia ir pabaiga. Toliau seka ramybė, mirtis, o paskui vėl atgimimas ir taip toliau. Tačiau tai galima gana lengvai paneigti. Žiūrėkite, visada viso ko naujo atsiradimas yra susijęs su sprogimu. Taip susikūrė visata. Žinoma, čia reikėtų atmesti Dievą. Iš pradžių buvo didysis sprogimas, taip teigia mokslas ir fizikiniai dėsniai. Taip atsirado planetos ir tuo pačiu mūsų visata, kuri vis dar toliau plečiasi. Taip veikia sprogimo banga, nors mokslininkai jau gana rimtai teigia, kad visata jau nesiplečia. Tuomet kas toliau? Toliau turi įvykti visatos susitraukimas, grįžimas atgal į pradinį tašką. Tokiu būdu vėl viską užvaldys juodoji energija. Mokslininkai kuo toliau, tuo dažniau pradeda apie ją kalbėti. Ji yra, ją jau galima ir stebėti. O štai juodosios materijos dar niekas nematė, bet ji irgi yra. Tačiau ne apie tai dabar. Tam, kad viską geriau suprastumėte, norėčiau priminti kai kuriuos fizikinius dėsnius. Man seniau patikdavo stebėti filmus apie atominius sprogimus. Ten viskas labai aiškiai parodoma. Įvyksta sprogimas, tada atsiranda galinga sprogimo banga, kuri pasklinda į įvairias puses, kuri viską naikina ir griauna, kas tik pasitaiko jos kelyje. Po kiek tai laiko, ta pati sprogimo banga grįžta atgal ir kas dar nebuvo sunaikinta, sugriauta, ji visiškai sunaikina, sulygina. Visa tai vyksta ir su žmogaus atsiradimu, gimimu, gyvenimu. Niekas nepaneigs, kad žmogaus gimimas yra kaip ir didysis sprogimas. Visa visata mumyse. Spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę, įvyksta didysis sprogimas. Taip užsimezga nauja gyvybė. Toliau seka augimo, plėtimosi banga ir tam tikrame taške ta banga pradeda grįžti atgal. Tokiu būdu viskas sugrįžta į savo vietas. Siela sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo. Kur startas, ten ir finišas. Žinau, tai gali būti daugumai žmonių naujas supratimas, o kas nauja, tas nesuprantama, o kas nesuprantama, tas proto yra atmetama. Tačiau, jei į tai pasižiūrėsite paprasčiau, tuomet tai taps jums naujų atradimų, nušvitimų. Ezoterinė filosofija nuostabi. Link ko aš vedu? Vedu link to, kad jūs suprastumėte, kad mūsų gyvenimas tikrai nėra linijinis. Jis turi pradinį tašką ir tuo pačiu įprasmina galutinį tašką. Belieka tik tai išsiaiškinti, kada ta gyvenimo banga apsisuka ir pradeda grįžti atgal. Kaip jau supratote, gyvenimo bangos grįžimas atgal ir reiškia, kad žmogus nuo to momento pradeda senti. Plėtimasis – tai augimas, o grįžimas atgal, kaip jau minėjau, tai ėjimas link mirties. Pasirodo, kad gyvenimo banga pradeda grįžti atgal tada, kada žmogus nustoja viskuo domėtis, džiaugtis. Ezoterikoje tai vadinama, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Ezoterinės filosofijos pirma taisyklė sako, iš visko pajusk malonumą. Tai sąlyguoja žmogaus visi 5 pojūčiai – uoslė, rega, klausa, skonis ir jutimas. Visi, jūs to norite ar nenorite, esate nukreipti į malonumo paieškas. Jei jums neskanu, jūs išspjaunate. Jei jums nemalonu ką nors matyti, jūs užsidengiate akis, nusukate savo žvilgsnį. Jei jums nepatinka garsas, jūs užsidengiate ausis. Jei jums nepatinka skonis, jūs išspjaunate. Jei jums nepatinka prisilietimai, jūs pasišalinate. Tokiu būdu žmogus visada ieško tik tai, kas jam yra malonu. Kada žmogui malonu, tuomet jis to nori dar ir dar. Taip įsijungia vidinis motoriukas, kuris žmogų varo, stumia pirmyn.
Motoriukas išsijungia tada, kada žmogų viskas pradeda nervinti, nuo ko žmogus tampa apatišku ir piktu. Pikto žmogaus gyvenimas neauga, bet nyksta. Būdamas su senesnio amžiaus žmonėmis, aš dažnai jų paklausiu, kas būtent dabar jūs dar džiugina. Jei žmogus į šį klausimą atsako iš karto, beveik negalvodamas, o jo akis užsidega, aš jau žinau, pas tokį žmogų yra ateitis. Jei jis tyli ir įdėmiai, vos ne per kančias bando atrasti atsakymą ir tuo pačiu nusuka akis į šoną, reiškia, pas tokį žmogų motoriukas jau beveik sustojo. Tačiau, kaip visada tame yra ir gėrio, ne tik blogio. Pasirodo, kad tą motoriuką galima iš naujo paleisti. Ne tabletėmis, vaistų suleidimais, lašelinėmis, o būtent vidiniu apsisprendimu. Tam reikia gana nedaug. Iš karto atsikėlus įsijungti į gyvenimą, tai reiškia iš naujo tapti smalsiu ir pradėti viskuo žavėtis. Vienas mano geras pažįstamas, jau būdamas 72 metų, man pasakė, senatvė ateina ne tada, kada pradeda skaudėti sąnarius, bet tada, kada žmogus nustoja laukti rytojaus. Ir tada aš pradėjau stebėti tuos žmonės, kurie nustojo gyventi rytdienos laukimu. Pasirodo, kad tokius žmonės galima gana greitai atpažinti. Juos skiria eisena, kalba, dažniausiai tie, kurie tik tai dagyvena savo metus, niekur neskuba, su niekuo nesiginčia, nesistebi, jie tik bumba, skundžiasi, kaltina kitus ir taip toliau. O tie, kurie gyvena ilgai, tokie žmonės dažniausiai juokauja, ginčijasi, jiems viskas įdomu. Dažniausiai tokie žmonės sako, o gal aš pabandysiu? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokios smulkmenos nėra jau tokios ir svarbios. Tačiau tai tikrai nesmulkmenos, jos yra biologiškai svarbios. Žmogaus protas, kuris visada išlieka aktyviu ir smalsiu, tiesioginė prasme apsaugo ir žmogaus kūną su senėjimu. Juk ne veltui sakoma, kad minutė gero ir nuoširdaus juoko prailgina žmogaus gyvenimą pusei metų, o kartais ir ilgiau. Svarbiausia – išmokti juoktis, džiaugtis ir žavėtis nuoširdžiai. Pas tokį žmogų daug lėčiau pradeda kisti sąnariai, prasiplečia kraujagyslės, geriau pradeda dirbti imunitetas. Kūno ląstelės visada gyvena daug ilgiau, kada pas jas atsiranda prasmė, dėl ko reikia gyventi. O tai duoda, kaip jau minėjau, džiaugsmas ir viskuo žavėjimasis. Jei jūs daskaitėte iki šios eilutės, tuomet aš užtikrintai galiu jums pasakyti, kad jūsų vidinis motoriukas dar yra gyvas. Jūs turite suprasti, kad ilgaamžiškumo pagrindą visada galima pakeisti. Jau vėlu neegzistuoja, tad pabandykime, žingsnelis po žingsnelio, pereiti per visus tuos 6 požymius. Jie visi yra labai paprasti, nors kai kurie iš jų jūs gali ir nustebinti. Visi jie yra moksliškai patvirtinti ir išbandyti praktiškai. Jei jūs pas save pastebėsite nors 3 iš jų, tai reikš, kad jūs turite visas galimybės nugyventi savo gyvenimą ilgai ir laimingai. O patį pagrindinį požymį aš jums atskleisiu pačioje pabaigoje. Pats pirmas požymis, kurį galima pastebėti tik pamačius žmogų, kitaip tariant, jau nuo slenksčio, ir kuris dažniausiai nėra apgaulingas, yra tas, kada žmogus nustoja eiti, jis jau pradeda mirti. Skamba gana skausmingai, bet tai yra jau seniai patvirtinta medikų. Ėjimas, judrumas ir gyvenimo tempas – tai pirmas žmogaus požymis į ilgaamžiškumą. Ne kraujo tyrimai, ne kraujo spaudimas, o būtent tai, kaip žmogus eina, kaip jis keliasi nuo kėdės, kaip pasuka galvą. Būtent šiose, jei galima sakyti smulkmenose, ir slypi pats pirmasis požymis. Kada žmogaus kūnas juda laisvai, harmoningai, ritmingai, tada protas gauna signalą – gyvenimas tęsiasi. O kada žmogus žengia neužtikrintai, lėtai, kad kuo mažiau įsitemptų, organizmas tai priima kaip komanda – laikas pristabdyti. Įsidėmėkite, ėjimas tai proto atspindys. Jau įrodyta, kad tie žmonės, kurių ėjimo ritmas yra truputį greitesnis už įprastą, tokių žmonių gyvenimas prailgėja 8, o kartais net ir 10 kartų. Ir pasirodo, kad viskas ne kojose, bet organizmo metabolizme. Štai kodėl ėjimas ir yra vos ne pagrindinis senėjimo požymis. Todėl net jei sąnarius skauda, reikia vis viena judėti. Vien tik tam, kad organizmas žinotų, jis dar gyvas.
Antras požymis, pagal kurį galima būtų spręsti apie ilgaamžiškumą, yra mąstymo lankstumas ir reakcijos greitis. Senatvė ateina ne tada, kada ant veido atsiranda raukšlės, o tada, kada žmogus nustoja mokytis. Protas, kaip bet kuris kūno raumuo, reikalauja treniruotės. Smalsumas – tai pagrindinis vitaminas protui. Turbūt girdėjote, o gal ir patys jau esate pasakę, aš jau persena ir mano galva jau taip neverda. Ji nustoja virti tada, kada žmogus nustoja ją naudotis. Duokite jai darbo ir ji beveik iš karto įsijungs. Svarbiausia nebijoti naujo, bet jo ieškoti. Naujas receptas, naujas darbas, naujas kelias iki parduotuvės ar darbo. Viskas, kas priverčia galvą dirbti, prailgina gyvenimą. Gydytojai tai vadina kognityvinėmis atsargomis. Kognityvinės atsargos tai rezervas, kuris padeda smegenims geriau atlaikyti stresą, ligas, senėjimą ir kitus neigiamus poveikius. Jo susideda iš kognityvinių funkcijų, tokių kaip mąstymas, atmintis, dėmesys, kalba ir problemų sprendimas. Geriau išvystytos kognityvinės atsargos reiškia didesnį atsparumą smegenų veiklai ir ilgesnį kognityvinės sveikatos palaikymą. Tačiau yra ir kita pusė – tai lankstumas. Mąstymo lankstumas tai mokėjimas atleisti, paleisti. Žmonės, kurie gyvena ilgiau, nemoka ilgai laikyti nuoskaudų savyje. Tai vadinama užstrigti nuoskaudose. Trečias požymis – tai emocinis pastovumas. Tai sugebėjimas savyje Išlaikyti stabilę emocinę pusiausvyrą. Ir žinoma, mokėjimas paleisti. Skamba gana suprantama ir jau ne vieną kartą girdėta, tačiau būtent čia daugiausia palūžta daugelis žmonių. Po 70 metų žmogaus kūnas tampa labai jautrus bet kokiems stresams. Išgyventi pergyvenimai, nuoskaudos, neaiškios kilmės baimės labai greitai keičia žmogaus kūno biochemiją. Per savo gyvenimą aš pastebėjau, kad sensta ne liga, bet būtent senos, sukauptos ir neiškalbėtos nuoskaudos. Daugelis žmonių gyvena su šituo svoriu ir net nesupranta, kodėl jie daugiau nemoka, negali džiaugtis. Ezoterinė filosofija – kūnas prisimena tai, ko jūs negalite paleisti. Kada žmogus beveik nuolatos gyvena chroniškame susijaudinime, hormoninėme strese, kortizolis ir adrenalinas pradeda naikinti kūno indus, širdį, imunitetą, todėl emocinis ramumas – tai ne vien tik filosofija, bet ir konkretus žmogaus ilgaamžiškumo faktorius. Ketvirtas požymis – tai kūno energijos ir kultūrinio gyvenimo įpročiai. Tai yra apie tai, kaip pats žmogus elgiasi su savo kūnu, kaip valgo, kaip kvėpuoja, kaip miega. Žmogus, kuris greitai viską suvalgo, prisikerta, toks žmogus dažniausiai skundžiasi nuolatiniu nuovargiu ir tokiu būdu labai sutrumpina savo gyvenimo trukmę. O tas, kuris mėgaujasi kiekvienu kąsneliu, gyvena daug ilgiau. Su amžiumi kūnas nustoja atleisti už nuolatinį neįsimiegojimą, persivalgymą ir skysčių trūkumą. Kitaip tariant, pripranta, bet neatleidžia. O po 60 metukų bet koks jūsų pasirinkimas patampa svarbiausia investicija arba į ilgaamžiškumą, arba į greitą senėjimą. Daugelis senesnio amžiaus žmonių gyvena remdamiesi principu saugotis, o ne bijoti pavargti, išeiti vėjuotų orų ir neperšalti. Tačiau kaip nekeista, bet būtent toks perdėtas atsargumas ir griauna organizmą. Kūnas praradęs apkrovą praranda ir vidinę jėgą, vidinę energiją. Labai svarbu, ką mes valgome, todėl mano patarimas būtų toks. Valgykite tai, kas po valgio nesukelia nuovargio. Jei po valgio jums norisi atsigulti, pailsėti, tuomet tai ne valgis, tai apkrova. Valgis tai kuras ir kuo grynesnis kuras, tuo geriau dirba motoriukas. Svarbiausia neginti savo įpročius, bet juos nors retkarčiais peržiūrėti. Labai sveika užduoti savo klausimą, ar padeda man tai, ką aš darau kiekvieną dieną. Visada jaustis gyvu, o ne tada, kada atėjo laikas kažką keisti. Mano, vėl nemokamas patarimas jums būtų toks. Atsisakykite vėlios vakarienės. Išmokite eiti miegoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Pasivaikščiokite po kiekvieno valgio. Šitie atrodytų visiškai paprasti sprendimai padarys daug didesnę įtaką negu vaistai. Penktas požymis – tai vidinio varikliuko buvimas. Noras ryte atsikelti, jausmas, kad ši diena jums yra reikalinga, svarbi, jausmas, kad jūs dar turite tikslą, dėl kurio turite gyventi.
Daugelis pagyvenusių žmonių sako, ir kas mane labai liūdina, tai pasakymas, man daugiau jau nieko nereikia. Kada tai išgirstu, pradedu suprasti, kad jeigu tam žmogui negražinti gyvenimo prasmės, jo kūnas labai greitai pradės naikintis. Kada žmogus dar jaučiasi, kad jis dar kažkam yra reikalingas, tuomet jo protas pradeda dirbti visiškai kitaip. Gyvenimo prasmė nebūtinai turėtų būti labai didi. Ji gali būti visai paprastutė, žemiška, bet svarbiausia sava. Ji turi būti jūsų. Prisimenu žmogų, kuriam jau buvo 82 metai ir jis prarado žmoną. Ir tada aš jam pasakiau, nebandykite gražinti Praeities atgal. Pabandykite atrasti tai, kam jūs dar būtumėte reikalingas. Po mėnesio jis pas mane atėjo visiškai kitoks. Pasirodo, jis pradėjo padėti kaimyno berniukui atlikinėti namų užduotis. Ir jis man tada pasakė, žinai, aš vėl pasijutau reikalingu. Ačiū tau. Praeityje slypi ne gėris, bet blogis. Tai ezoterinė filosofija. Daugelis žmonių to nesupranta. Pasirodo, kad net geri ir linksmi prisiminimai nėra jau taip gerai. Kodėl? Todėl, kad prisimindamas džiugias ir laimingas akimirkas, žmogus nepradeda džiaugtis, bet pradeda jų ilgėtis. Atsiranda nostalgija. O ilgesys senų gerų praėjusių dienų, nostalgija, niekada nebuvo džiaugsmo išraiška. Praeitis jau praėjo ir nėra ko ten daugiau knistis. Ir ką nors pakeisti praeityje nėra jau toks geras dalykas, kaip daugelis bando tai propaguoti. Jei tai darysite, tuomet ateitis ir dabartis taps dar blogesnėmis negu buvo. Tai vėl ezoterinė filosofija. Jos reikia mokytis. Suprasti tai gana paprasta. Kada jūs valgote obuolį, tai yra dabartis. Jūs džiaugiatės skoniu. Paskui, kada obuolys yra suvirškinamas, jis tampa kakučiu, prisiminimu. Tai yra obuolio praeitis. Todėl norėjimas pakeisti ką nors praeityje yra tolygus kakučio pavertimui tuo pačiu obuoliu. O tai padaryti tikrai neįmanoma. Nors, kaip suprantu, tai propaguoja gana daug žinovų. Prisiminkite, praeitį reikia pamiršti ir kuo dažniau stengtis gyventi dabartyje. Nes tik dabartyje slypi visa ko džiaugsmas. Todėl štai kur slypi gyvenimo prasmė. Atrasti būtent savo atsakymą, kodėl aš atsibundu kiekvieną rytą. Jei atsakymas neateina iš karto, tuomet verta jo paieškoti. O jis pasirodo yra. Yra paslaptis, kuri yra pas kiekvieną ilgaamžį žmogų. Pasirodo, kad tokie žmonės niekada nesako aš privalau. Jie sako aš noriu. Noriu nueiti į turgų. Noriu pamatyti anūkus. Pasirodo, kad tokie noriu yra daug geresni už bet kokius vitaminus. Ir štai mes priėjome prie pačio pagrindinio požymio. Tai vidinis savivertė ir mokėjimas priimti visus gyvenimo iššūkius ramiai ir be streso. Tai reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Gaila, tačiau šis sugebėjimas neduodamas gamtos. Žmonės šį supratimą tobulina metus. Jis įgyjamas per skausmą, praradimus, klaidas, jei dar tiksliau tai per savo sąžinę. Reikia tapti sąžiningu pačiam savo. O tai yra labai sunkus darbas su pačiu savimi. Ir būtent tai ir senatvę padaro ne pabaiga, bet laiko patikrinta ir užauginta išmintimi. Tokių žmonių man teko matyti, kurie gal ir neturėjo idealios sveikatos, bet jie turėjo vidinę pusiausvyrą. Jie nesikabino į amžiną jaunystę, nesiskundė ir neieškojo kitur kaltų. Jie gyveno oriai, be blaškymosi ir be baimės. Jie skyrėsi savo ypatingų žvilgsnių, kuris buvo ramus, pasitikintis, be baimės. Būtent šiame žvilgsnyje buvo ta jėga, kurios neduoda jokie vaistai. Žmogus, kuris priima gyvenimą toks jis yra, nustoja švaistyti savo energiją beprasmiam pasipriešinimui. Labiau žemiškiams žmonėms duodu dar ir sveikatos perspėjimus, skirtus kiekvienam zodiako ženklui. Avinas – galvos skausmai, migrena. Jautis – problemos dėl viršsvorio, diabetas. Dvyniai – nemiga, nervinė sistema, vegetatyvinė kraujagyslinė distonija. Vėžys – nevirškinimas, gastritas, skrandžio ligos. Liūtas – karščiavimas ir alpimas. Mergelė – apendicitas ir vidurių užkietėjimas. Svarstyklės – infekcinės ligos ir pielonefritas, inkstai. Šaulys – kepenų ligos, tokios kaip hepatitas ir cirozė. Ožiaragis –
radikulitas, sklerozė, vandenys, kraujo krešuliai, sėdimo nervo uždegimas, žuvys, alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų. Tie, kurie tik ką įsijungė ir negalėjo visko išgirsti, visą pasakojimą aš dar kartą pakartosiu. O tie, kurie viską girdėjo, gali toliau nesiklausyti arba gali dar kartą perklausyti dėl geresnio supratimo. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų iš šio pasakojimo paims kažką tai naujo. Linkiu jums ramybės ir minčių skaidrumo. Ar galima nustatyti, kiek dar liko gyventi? Jei jums jau apie 60 metų ir daugiau, tuomet norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais savo ezoteriniais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų pamiršti viską, ką jums kas nors kalbėjo, ar jūs girdėjote, ar perskaitėte anksčiau. Jūsų ilgamšiškumo tikrai nėra nei jūsų medicininėje kortelėje, nei jūsų vaistinėlėje. Per savo gyvenimą aš mačiau labai daug žmonių su beveik idealiais medicininiais tyrimų rezultatais ir kurie užgesdavo maždaug per kelis metus. Ir kaip keistai beatrodytų, mačiau ir tokių žmonių, ant kurių gydytojai, jei taip būtų galima išsireikšti, jau seniai uždėjo kryžių, o jie vis dar gyvena, juokiasi, dirba ir dėkoja kiekvienai jiems dar duotai gyvenimo minutei. Mano nuomonė, paslaptis yra pačiuose žmonėse, kurie vieni iš jų tiesiog dagyvena savo gyvenimą ir tų, kurie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu. Šitie skirtumai, kaip pirštų antspaudai, yra gana sunkiai pastebimi ir tuo pačiu retai kada klystantis. Todėl tik pagal juos galima, beveik neklystant, nustatyti, kiek dar liko laiko žmogui gyventi. Todėl aš pabandysiu jums nupasakoti net apie 6 požymius, kurie pasakys labai daug apie jūsų tolimesnę ateitį. O pabaigoje aš jums atskleisiu pačią svarbiausią ir netikėčiausią paslaptį – požymį, kuris viską nulemia. Kada žmogus pradeda senti, tuomet jis vis dažniau pradeda galvoti apie savo kūną, apie skausmą stūrę, širdelę, sąnarius. Tačiau tikrasis senėjimas prasideda ne kūne, bet tuomet, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Būtent tada žmogaus organizmas išjungia savo vidinį motorą ir viskas, kas dar buvo gyva, pradeda stingti, mirti ir šalti. Patikėkite, tai yra tiesa. Pabandysiu jums visą tai kaip nors paaiškinti. Daugelis galvoja, kad mūsų gyvenimas yra linijinis. Tokiu būdu yra pradžia ir pabaiga. Toliau seka ramybė, mirtis, o paskui vėl atgimimas ir taip toliau. Tačiau tai galima gana lengvai paneigti. Žiūrėkite, visada viso ko naujo atsiradimas yra susijęs su sprogimu. Taip susikūrė visata. Žinoma, čia reikėtų atmesti Dievą. Iš pradžių buvo didysis sprogimas, taip teigia mokslas ir fizikiniai dėsniai. Taip atsirado planetos ir tuo pačiu mūsų visata, kuri vis dar toliau plečiasi. Taip veikia sprogimo banga, nors mokslininkai jau gana rimtai teigia, kad visata jau nesiplečia. Tuomet kas toliau? Toliau turi įvykti visatos susitraukimas, grįžimas atgal į pradinį tašką. Tokiu būdu vėl viską užvaldys juodoji energija. Mokslininkai kuo toliau, tuo dažniau pradeda apie ją kalbėti. Ji yra, ją jau galima ir stebėti. O štai juodosios materijos dar niekas nematė, bet ji irgi yra. Tačiau ne apie tai dabar. Tam, kad viską geriau suprastumėte, norėčiau priminti kai kuriuos fizikinius dėsnius. Man seniau patikdavo stebėti filmus apie atominius sprogimus. Ten viskas labai aiškiai parodoma. Įvyksta sprogimas, tada atsiranda galinga sprogimo banga, kuri pasklinda į įvairias puses, kuri viską naikina ir griauna, kas tik pasitaiko jos kelyje. Po kiek tai laiko, ta pati sprogimo banga grįžta atgal ir kas dar nebuvo sunaikinta, sugriauta, ji visiškai sunaikina, sulygina. Visa tai vyksta ir su žmogaus atsiradimu, gimimu, gyvenimu. Niekas nepaneigs, kad žmogaus gimimas yra kaip ir didysis sprogimas. Visa visata mumise. Spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę, įvyksta didysis sprogimas. Taip užsimezga nauja gyvybė. Toliau seka augimo, plėtimosi banga ir tam tikrame taške ta banga pradeda grįžti atgal. Tokiu būdu viskas sugrįžta į savo vietas. Siela sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo. Kur startas, ten ir finišas. Žinau,
Tai gali būti daugumai žmonių naujas supratimas, o kas nauja, tas nesuprantama, o kas nesuprantama, tas proto yra atmetama. Tačiau, jei į tai pasižiūrėsite paprasčiau, tuomet tai taps jums naujų atradimų, nušvitimų. Ezoterinė filosofija nuostabi. Link ko aš vedu? Vedu link to, kad jūs suprastumėte, kad mūsų gyvenimas tikrai nėra linijinis. Jis turi pradinį tašką ir tuo pačiu įprasmina galutinį tašką. Belieka tik tai išsiaiškinti, kada ta gyvenimo banga apsisuka ir pradeda grįžti atgal. Kaip jau supratote, gyvenimo bangos grįžimas atgal ir reiškia, kad žmogus nuo to momento pradeda senti. Plėtimasis – tai augimas, o grįžimas atgal, kaip jau minėjau, tai ėjimas link mirties. Pasirodo, kad gyvenimo banga pradeda grįžti atgal tada, kada žmogus nustoja viskuo domėtis, džiaugtis. Ezoterikoje tai vadinama, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Ezoterinės filosofijos pirma taisyklė sako, iš visko pajusk malonumą. Tai sąlyguoja žmogaus visi 5 pojūčiai – uoslė, rega, klausa, skonis ir jutimas. Visi, jūs to norite ar nenorite, esate nukreipti į malonumo paieškas. Jei jums neskanu, jūs išspjaunate. Jei jums nemalonu ką nors matyti, jūs užsidengiate akis, nusukate savo žvilgsnį. Jei jums nepatinka garsas, jūs užsidengiate ausis. Jei jums nepatinka skonis, jūs išspjaunate. Jei jums nepatinka prisilietimai, jūs pasišalinate. Tokiu būdu žmogus visada ieško tik tai, kas jam yra malonu. Kada žmogui malonu, tuomet jis to nori dar ir dar. Taip įsijungia vidinis motoriukas, kuris žmogų varo, stumia pirmyn. Motoriukas išsijungia tada, kada žmogų viskas pradeda nervinti, nuo ko žmogus tampa apatišku ir piktu. Pikto žmogaus gyvenimas neauga, bet nyksta. Būdamas su senesnio amžiaus žmonėmis, aš dažnai jų paklausiu, kas būtent dabar jūs dar džiugina. Jei žmogus į šį klausimą atsako iš karto, beveik negalvodamas, o jo akis užsidega, aš jau žinau, pas tokį žmogų yra ateitis. Jei jis tyli ir įdėmiai, vos ne per kančias bando atrasti atsakymą ir tuo pačiu nusuka akis į šoną, reiškia, pas tokį žmogų motoriukas jau beveik sustojo. Tačiau, kaip visada tame yra ir gėrio, ne tik blogio. Pasirodo, kad tą motoriuką galima iš naujo paleisti. Ne tabletėmis, vaistų suleidimais, lašelinėmis, o būtent vidiniu apsisprendimu. Tam reikia gana nedaug. Iš karto atsikėlus įsijungti į gyvenimą, tai reiškia iš naujo tapti smalsiu ir pradėti viskuo žavėtis. Vienas mano geras pažįstamas, jau būdamas 72 metų, man pasakė, senatvė ateina ne tada, kada pradeda skaudėti sąnarius, bet tada, kada žmogus nustoja laukti rytojaus. Ir tada aš pradėjau stebėti tuos žmonės, kurie nustojo gyventi rytdienos laukimu. Pasirodo, kad tokius žmonės galima gana greitai atpažinti. Juos skiria eisena, kalba, dažniausiai tie, kurie tik tai dagyvena savo metus, niekur neskuba, su niekuo nesiginčija, nesistebi, jie tik bumba, skundžiasi, kaltina kitus ir taip toliau. O tie, kurie gyvena ilgai, tokie žmonės dažniausiai juokauja, ginčijasi, jiems viskas įdomu. Dažniausiai tokie žmonės sako, o gal aš pabandysiu? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokios smulkmenos nėra jau tokios ir svarbios. Tačiau tai tikrai nesmulkmenos, jos yra biologiškai svarbios. Žmogaus protas, kuris visada išlieka aktyviu ir smalsiu, tiesioginė prasme apsaugo ir žmogaus kūną su senėjimu. Juk ne veltui sakoma, kad minutė gero ir nuoširdaus juoko prailgina žmogaus gyvenimą pusei metų, o kartais ir ilgiau. Svarbiausia – išmokti juoktis, džiaugtis ir žavėtis nuoširdžiai. Pas tokį žmogų daug lėčiau pradeda kisti sąnariai, prasiplečia kraujagyslės, geriau pradeda dirbti imunitetas. Kūno ląstelės visada gyvena daug ilgiau, kada pas jas atsiranda prasmė, dėl ko reikia gyventi. O tai duoda, kaip jau minėjau, džiaugsmas ir viskuo žavėjimasis. Jei jūs daskaitėte iki šios eilutės, tuomet aš užtikrintai galiu jums pasakyti, kad jūsų vidinis motoriukas dar yra gyvas. Jūs turite suprasti, kad ilgaamžiškumo pagrindą visada galima pakeisti. Jau vėlu neegzistuoja, tad pabandykime, žingsnelis po žingsnelio, pereiti per visus tuos 6 požymius. Jie visi yra labai paprasti, nors kai kurie iš jų jūs gali ir nustebinti.
Visi jie yra moksliškai patvirtinti ir išbandyti praktiškai. Jei jūs pas save pastebėsite nors 3 iš jų, tai reikš, kad jūs turite visas galimybės nugyventi savo gyvenimą ilgai ir laimingai. O patį pagrindinį požymį aš jums atskleisiu pačioje pabaigoje. Pats pirmas požymis, kurį galima pastebėti tik pamačius žmogų, kitaip tariant, jau nuo slenksčio, ir kuris dažniausiai nėra apgaulingas, yra tas, kada žmogus nustoja eiti, jis jau pradeda mirti. Skamba gana skausmingai, bet tai yra jau seniai patvirtinta medikų. Ėjimas, judrumas ir gyvenimo tempas – tai pirmas žmogaus požymis į ilgaamžiškumą. Ne kraujo tvyrimai, ne kraujo spaudimas, o būtent tai, kaip žmogus eina, kaip jis keliasi nuo kėdės, kaip pasuka galvą. Būtent šiuose, jei galima sakyti smulkmenose, ir slypi pats pirmasis požymis. Kada žmogaus kūnas juda laisvai, harmoningai, ritmingai, tada protas gauna signalą – gyvenimas tęsiasi. O kada žmogus žengia neužtikrintai, lėtai, kad kuo mažiau įsitemptų, organizmas tai priima kaip komanda – laikas pristabdyti. Įsidėmėkite, ėjimas tai proto atspindys. Jau įrodyta, kad tie žmonės, kurių ėjimo ritmas yra truputį greitesnis už įprastą, tokių žmonių gyvenimas prailgėja 8, o kartais net ir 10 kartų. Ir pasirodo, kad viskas ne kojose, bet organizmo metabolizme. Štai kodėl ėjimas ir yra vos ne pagrindinis senėjimo požymis. Todėl net jei sąnarius skauda, reikia vis viena judėti. Vien tik tam, kad organizmas žinotų, jis dar gyvas. Antras požymis, pagal kurį galima būtų spręsti apie ilgaamžiškumą, yra mąstymo lankstumas ir reakcijos greitis. Senatvė ateina ne tada, kada ant veido atsiranda raukšlės, o tada, kada žmogus nustoja mokytis. Protas, kaip bet kuris kūno raumuo, reikalauja treniruotės. Smalsumas – tai pagrindinis vitaminas protui. Turbūt girdėjote, o gal ir patys jau esate pasakę, aš jau persena ir mano galva jau taip neverda. Ji nustoja virti tada, kada žmogus nustoja ją naudotis. Duokite jai darbo ir ji beveik iš karto įsijungs. Svarbiausia nebijoti naujo, bet jo ieškoti. Naujas receptas, naujas darbas, naujas kelias iki parduotuvės ar darbo. Viskas, kas priverčia galvą dirbti, prailgina gyvenimą. Gydytojai tai vadina kognityvinėmis atsargomis. Kognityvinės atsargos tai rezervas, kuris padeda smegenims geriau atlaikyti stresą, ligas, senėjimą ir kitus neigiamus poveikius. Jos susideda iš kognityvinių funkcijų, tokių kaip mąstymas, atmintis, dėmesys, kalba ir problemų sprendimas. Geriau išvystytos kognityvinės atsargos reiškia didesnį atsparumą smegenų veiklai ir ilgesnį kognityvinės sveikatos palaikymą. Tačiau yra ir kita pusė – tai lankstumas. Mąstymo lankstumas tai mokėjimas atleisti, paleisti. Žmonės, kurie gyvena ilgiau, nemoka ilgai laikyti nuoskaudų savyje. Tai vadinama užstrigti nuoskaudose. Trečias požymis – tai emocinis pastovumas. Tai sugebėjimas savyje Išlaikyti stabilią emocinę pusiausvyrą. Ir žinoma, mokėjimas paleisti. Skamba gana suprantama ir jau ne vieną kartą girdėta, tačiau būtent čia daugiausia palūžta daugelis žmonių. Po 70 metų žmogaus kūnas tampa labai jautrus bet kokiems stresams. Išgyventi pergyvenimai, nuoskaudos, neaiškios kilmės baimės labai greitai keičia žmogaus kūno biochemiją. Per savo gyvenimą aš pastebėjau, kad sensta ne liga, bet būtent senos, sukauptos ir neiškalbėtos nuoskaudos. Daugelis žmonių gyvena su šituo svoriu ir net nesupranta, kodėl jie daugiau nemoka, negali džiaugtis. Ezoterinė filosofija – kūnas prisimena tai, ko jūs negalite paleisti. Kada žmogus beveik nuolatos gyvena chroniškame susijaudinime, hormoninėme strese, kortizolis ir adrenalinas pradeda naikinti kūno indus, širdį, imunitetą, todėl emocinis ramumas – tai ne vien tik filosofija, bet ir konkretus žmogaus ilgaamžiškumo faktorius. Ketvirtas požymis – tai kūno energijos ir kultūrinio gyvenimo įpročiai. Tai yra apie tai, kaip pats žmogus elgiasi su savo kūnu, kaip valgo, kaip kvėpuoja, kaip miega. Žmogus, kuris greitai viską suvalgo, prisikerta, toks žmogus dažniausiai skundžiasi nuolatiniu nuovargiu ir tokiu būdu labai sutrumpina savo gyvenimo trukmę. O tas, kuris mėgaujasi kiekvienu kąsneliu, gyvena daug ilgiau.
Su amžiumi kūnas nustoja atleisti už nuolatinį neįsimiegojimą, persivalgymą ir skysčių trūkumą. Kitaip tariant, pripranta, bet neatleidžia. O po 60 metukų bet koks jūsų pasirinkimas patampa svarbiausia investicija arba į ilgaamžiškumą, arba į greitą senėjimą. Daugelis senesnio amžiaus žmonių gyvena remdamiesi principu saugotis, o ne bijoti pavargti, išeiti vėjuotų orų ir neperšalti. Tačiau kaip nekeista, bet būtent toks perdėtas atsargumas ir griauna organizmą. Kūnas praradęs apkrovą praranda ir vidinę jėgą, vidinę energiją. Labai svarbu, ką mes valgome, todėl mano patarimas būtų toks. Valgykite tai, kas po valgio nesukelia nuovargio. Jei po valgio jums norisi atsigulti, pailsėti, tuomet tai nevalgys, tai apkrova. Valgys tai kuras ir kuo grynesnis kuras, tuo geriau dirba motoriukas. Svarbiausia neginti savo įpročius, bet juos nors retkarčiais peržiūrėti. Labai sveika užduoti savo klausimą, ar padeda man tai, ką aš darau kiekvieną dieną. Visada jaustis gyvu, o ne tada, kada atėjo laikas kažką keisti. Mano, vėl nemokamas patarimas jums būtų toks. Atsisakykite vėlios vakarienės. Išmokite eiti miegoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Pasivaikščiokite po kiekvieno valgio. Šitie atrodytų visiškai paprasti sprendimai padarys daug didesnę įtaką negu vaistai. 5. požymis – tai vidinio varikliuko buvimas. Noras ryte atsikelti, jausmas, kad ši diena jums yra reikalinga, svarbi, jausmas, kad jūs dar turite tikslą, dėl kurio turite gyventi. Daugelis pagyvenusių žmonių sako, ir kas mane labai liūdina, tai pasakymas, man daugiau jau nieko nereikia. Kada tai išgirstu, pradedu suprasti, kad jeigu tam žmogui negražinti gyvenimo prasmės, jo kūnas labai greitai pradės naikintis. Kada žmogus dar jaučiasi, kad jis dar kažkam yra reikalingas, tuomet jo protas pradeda dirbti visiškai kitaip. Gyvenimo prasmė nebūtinai turėtų būti labai didi. Ji gali būti visai paprastutė, žemiška, bet svarbiausia sava. Ji turi būti jūsų. Prisimenu žmogų, kuriam jau buvo 82 metai ir jis prarado žmoną. Ir tada aš jam pasakiau, nebandykite gražinti Praeities atgal. Pabandykite atrasti tai, kam jūs dar būtumėte reikalingas. Po mėnesio jis pas mane atėjo visiškai kitoks. Pasirodo, jis pradėjo padėti kaimyno berniukui atlikinėti namų užduotis. Ir jis man tada pasakė, žinai, aš vėl pasijutau reikalingu. Ačiū tau. Praeityje slypi ne gėris, bet blogis. Tai ezoterinė filosofija. Daugelis žmonių to nesupranta. Pasirodo, kad net geri ir linksmi prisiminimai nėra jau taip gerai. Kodėl? Todėl, kad prisimindamas džiugias ir laimingas akimirkas, žmogus nepradeda džiaugtis, bet pradeda jų ilgėtis. Atsiranda nostalgija. O ilgesys senų gerų praėjusių dienų, nostalgija, niekada nebuvo džiaugsmo išraiška. Praeitis jau praėjo ir nėra ko ten daugiau knistis. Ir ką nors pakeisti praeityje nėra jau toks geras dalykas, kaip daugelis bando tai propaguoti. Jei tai darysite, tuomet ateitis ir dabartis taps dar blogesnėmis negu buvo. Tai vėl ezoterinė filosofija. Jos reikia mokytis. Suprasti tai gana paprasta. Kada jūs valgote obuolį, tai yra dabartis. Jūs džiaugiatės skoniu. Paskui, kada obuolys yra suvirškinamas, jis tampa kakučiu, prisiminimu. Tai yra obuolio praeitis. Todėl norėjimas pakeisti ką nors praeityje yra tolygus kakučio pavertimui tuo pačiu obuoliu. O tai padaryti tikrai neįmanoma. Nors, kaip suprantu, tai propaguoja gana daug žinovų. Prisiminkite, praeitį reikia pamiršti ir kuo dažniau stengtis gyventi dabartyje. Nes tik dabartyje slypi visa ko džiaugsmas. Todėl štai kur slypi gyvenimo prasmė. Atrasti būtent savo atsakymą, kodėl aš atsibundu kiekvieną rytą. Jei atsakymas neateina iš karto, tuomet verta jo paieškoti. O jis pasirodo yra. Yra paslaptis, kuri yra pas kiekvieną ilgaamžį žmogų. Pasirodo, kad tokie žmonės niekada nesako aš privalau, jie sako aš noriu. Noriu nueiti į turgų, noriu pamatyti anūkus. Pasirodo, kad tokie noriu yra daug geresni už bet kokius vitaminus. Ir štai mes priėjome prie pačio pagrindinio požymio. Tai vidinis savivertė ir mokėjimas priimti visus gyvenimo iššūkius ramiai ir be streso. Tai reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Gaila, tačiau šis sugebėjimas neduodamas gamtos.
Žmonės šį supratimą tobulina metus. Jis įgyjamas per skausmą, praradimus, klaidas, jei dar tiksliau tai per savo sąžinę. Reikia tapti sąžiningu pačiam savo. O tai yra labai sunkus darbas su pačiu savimi. Ir būtent tai ir senatvę padaro ne pabaiga, bet laiko patikrinta ir užauginta išmintimi. Tokių žmonių man teko matyti, kurie gal ir neturėjo idealios sveikatos, bet jie turėjo vidinę pusiausvyrą. Jie nesikabino į amžiną jaunystę, nesiskundė ir neieškojo kitur kaltų. Jie gyveno oriai, be blaškymosi ir be baimės. Jie skyrėsi savo ypatingų žvilgsnių, kuris buvo ramus, pasitikintis, be baimės. Būtent šiame žvilgsnyje buvo ta jėga, kurios neduoda jokie vaistai. Žmogus, kuris priima gyvenimą toks jis yra, nustoja švaistyti savo energiją beprasmiam pasipriešinimui. Labiau žemiškiams žmonėms duodu dar ir sveikatos perspėjimus, skirtus kiekvienam zodiako ženklui. Avinas – galvos skausmai, migrena. Jautis – problemos dėl viršsvorio, diabetas. Dvyniai – nemiga, nervinė sistema, vegetatyvinė kraujagyslinė distonija. Vėžys – nevirškinimas, gastritas, skrandžio ligos. Liūtas – karščiavimas ir alpimas. Mergelė – apendicitas ir vidurių užkietėjimas. Svarstyklės – infekcinės ligos ir pielonefritas, inkstai. Šaulys – kepenų ligos, tokios kaip hepatitas ir cirozė. Ožiaragis – radikulitas, sklerozė. Vandenys – kraujo krešuliai, sėdimo nervo uždegimas. Žuvys – alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų. Tie, kurie tik ką įsijungė ir negalėjo visko išgirsti, visą pasakojimą aš dar kartą pakartosiu. O tie, kurie viską girdėjo, gali toliau nesiklausyti arba gali dar kartą perklausyti dėl geresnio supratimo. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų iš šio pasakojimo paims kažką tai naujo. Linkiu jums ramybės ir minčių skaidrumo. Ar galima nustatyti, kiek dar liko gyventi? Jei jums jau apie 60 metų ir daugiau, tuomet norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais savo ezoteriniais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų pamiršti viską, ką jums kas nors kalbėjo, ar jūs girdėjote, ar perskaitėte anksčiau. Jūsų ilgamšiškumo tikrai nėra nei jūsų medicininėje kortelėje, nei jūsų vaistinėlėje. Per savo gyvenimą aš mačiau labai daug žmonių su beveik idealiais medicininiais tyrimų rezultatais ir kurie užgesdavo maždaug per kelis metus. Ir kaip keistai beatrodytų, mačiau ir tokių žmonių, ant kurių gydytojai, jei taip būtų galima išsireikšti, jau seniai uždėjo kryžių, o jie vis dar gyvena, juokiasi, dirba ir dėkoja kiekvienai jiems dar duotai gyvenimo minutei. Mano nuomonė paslaptis yra pačiuose žmonėse, kurie vieni iš jų tiesiog dagyvena savo gyvenimą ir tų, kurie tiesiog mėgaujasi savo gyvenimu. Šitie skirtumai, kaip pirštų antspaudai, yra gana sunkiai pastebimi ir tuo pačiu retai kada klystantis. Todėl tik pagal juos galima, beveik neklystant, nustatyti, kiek dar liko laiko žmogui gyventi. Todėl aš pabandysiu jums nupasakoti net apie 6 požymius, kurie pasakys labai daug apie jūsų tolimesnę ateitį. O pabaigoje aš jums atskleisiu pačią svarbiausią ir netikėčiausią paslaptį – požymį, kuris viską nulemia. Kada žmogus pradeda senti, tuomet jis vis dažniau pradeda galvoti apie savo kūną, apie skausmą stūrę, širdelę, sąnarius. Tačiau tikrasis senėjimas prasideda ne kūne, bet tuomet, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Būtent tada žmogaus organizmas išjungia savo vidinį motorą ir viskas, kas dar buvo gyva, pradeda stingti, mirti ir šalti. Patikėkite, tai yra tiesa. Pabandysiu jums visą tai kaip nors paaiškinti. Daugelis galvoja, kad mūsų gyvenimas yra linijinis. Tokiu būdu yra pradžia ir pabaiga. Toliau seka ramybė, mirtis, o paskui vėl atgimimas ir taip toliau. Tačiau tai galima gana lengvai paneigti. Žiūrėkite, visada viso ko naujo atsiradimas yra susijęs su sprogimu. Taip susikūrė visata. Žinoma, čia reikėtų atmesti Dievą. Iš pradžių buvo didysis sprogimas, taip teigia mokslas ir fizikiniai dėsniai.
Taip atsirado planetos ir tuo pačiu mūsų visata, kuri vis dar toliau plečiasi. Taip veikia sprogimo banga, nors mokslininkai jau gana rimtai teigia, kad visata jau nesiplečia. Tuomet kas toliau? Toliau turi įvykti visatos susitraukimas, grįžimas atgal į pradinį tašką. Tokiu būdu vėl viską užvaldys juodoji energija. Mokslininkai kuo toliau, tuo dažniau pradeda apie ją kalbėti. Ji yra, ją jau galima ir stebėti. O štai juodosios materijos dar niekas nematė, bet ji irgi yra. Tačiau ne apie tai dabar. Tam, kad viską geriau suprastumėte, norėčiau priminti kai kuriuos fizikinius dėsnius. Man seniau patikdavo stebėti filmus apie atominius sprogimus. Ten viskas labai aiškiai parodoma. Įvyksta sprogimas, tada atsiranda galinga sprogimo banga, kuri pasklinda į įvairias puses, kuri viską naikina ir griauna, kas tik pasitaiko jos kelyje. Po kiek tai laiko, ta pati sprogimo banga grįžta atgal ir kas dar nebuvo sunaikinta, sugriauta, ji visiškai sunaikina, sulygina. Visa tai vyksta ir su žmogaus atsiradimu, gimimu, gyvenimu. Niekas nepaneigs, kad žmogaus gimimas yra kaip ir didysis sprogimas. Visa visata mumyse. Spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę, įvyksta didysis sprogimas. Taip užsimezga nauja gyvybė. Toliau seka augimo, plėtimosi banga ir tam tikrame taške ta banga pradeda grįžti atgal. Tokiu būdu viskas sugrįžta į savo vietas. Siela sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo. Kur startas, ten ir finišas. Žinau, tai gali būti daugumai žmonių naujas supratimas, o kas nauja, tas nesuprantama, o kas nesuprantama, tas proto yra atmetama. Tačiau, jei į tai pasižiūrėsite paprasčiau, tuomet tai taps jums naujų atradimų, nušvitimų. Ezoterinė filosofija nuostabi. Link ko aš vedu? Vedu link to, kad jūs suprastumėte, kad mūsų gyvenimas tikrai nėra linijinis. Jis turi pradinį tašką ir tuo pačiu įprasmina galutinį tašką. Belieka tik tai išsiaiškinti, kada ta gyvenimo banga apsisuka ir pradeda grįžti atgal. Kaip jau supratote, gyvenimo bangos grįžimas atgal ir reiškia, kad žmogus nuo to momento pradeda senti. Plėtimasis – tai augimas, o grįžimas atgal, kaip jau minėjau, tai ėjimas link mirties. Pasirodo, kad gyvenimo banga pradeda grįžti atgal tada, kada žmogus nustoja viskuo domėtis, džiaugtis. Ezoterikoje tai vadinama, kada žmogus nustoja viskuo žavėtis. Ezoterinės filosofijos pirma taisyklė sako, iš visko pajusk malonumą. Tai sąlyguoja žmogaus visi 5 pojūčiai – uoslė, rega, klausa, skonis ir jutimas. Visi, jūs to norite ar nenorite, esate nukreipti į malonumo paieškas. Jei jums neskanu, jūs išspjaunate. Jei jums nemalonu ką nors matyti, jūs užsidengiate akis, nusukate savo žvilgsnį. Jei jums nepatinka garsas, jūs užsidengiate ausis. Jei jums nepatinka skonis, jūs išspjaunate. Jei jums nepatinka prisilietimai, jūs pasišalinate. Tokiu būdu žmogus visada ieško tik tai, kas jam yra malonu. Kada žmogui malonu, tuomet jis to nori dar ir dar. Taip įsijungia vidinis motoriukas, kuris žmogų varo, stumia pirmyn. Motoriukas išsijungia tada, kada žmogų viskas pradeda nervinti, nuo ko žmogus tampa apatišku ir piktu. Pikto žmogaus gyvenimas neauga, bet nyksta. Būdamas su senesnio amžiaus žmonėmis, aš dažnai jų paklausiu, kas būtent dabar jūs dar džiugina. Jei žmogus į šį klausimą atsako iš karto, beveik negalvodamas, o jo akis užsidega, aš jau žinau, pas tokį žmogų yra ateitis. Jei jis tyli ir įdėmiai, vos ne per kančias bando atrasti atsakymą ir tuo pačiu nusuka akis į šoną, reiškia, pas tokį žmogų motoriukas jau beveik sustojo. Tačiau, kaip visada tame yra ir gėrio, ne tik blogio. Pasirodo, kad tą motoriuką galima iš naujo paleisti. Ne tabletėmis, vaistų suleidimais, lašelinėmis, o būtent vidiniu apsisprendimu. Tam reikia gana nedaug. Iš karto atsikėlus įsijungti į gyvenimą, tai reiškia iš naujo tapti smalsiu ir pradėti viskuo žavėtis. Vienas mano geras pažįstamas, jau būdamas 72 metų, man pasakė, senatvė ateina ne tada, kada pradeda skaudėti sąnarius, bet tada, kada žmogus nustoja laukti rytojaus. Ir tada aš pradėjau stebėti tuos žmonės, kurie nustojo gyventi rytdienos laukimu.
Pasirodo, kad tokius žmonės galima gana greitai atpažinti. Juos skiria eisena, kalba, dažniausiai tie, kurie tik tai dagyvena savo metus, niekur neskuba, su niekuo nesiginčia, nesistebi, jie tik bumba, skundžiasi, kaltina kitus ir taip toliau. O tie, kurie gyvena ilgai, tokie žmonės dažniausiai juokauja, ginčijasi, jiems viskas įdomu. Dažniausiai tokie žmonės sako, o gal aš pabandysiu? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokios smulkmenos nėra jau tokios ir svarbios. Tačiau tai tikrai nesmulkmenos, jos yra biologiškai svarbios. Žmogaus protas, kuris visada išlieka aktyviu ir smalsiu, tiesioginė prasme apsaugo ir žmogaus kūną su senėjimu. Juk ne veltui sakoma, kad minutė gero ir nuoširdaus juoko prailgina žmogaus gyvenimą pusei metų, o kartais ir ilgiau. Svarbiausia – išmokti juoktis, džiaugtis ir žavėtis nuoširdžiai. Pas tokį žmogų daug lėčiau pradeda kisti sąnariai, prasiplečia kraujagyslės, geriau pradeda dirbti imunitetas. Kūno ląstelės Visada gyvena daug ilgiau, kada pas jas atsiranda prasmė, dėl ko reikia gyventi. O tai duoda, kaip jau minėjau, džiaugsmas ir viskuo žavėjimasis. Jei jūs daskaitėte iki šios eilutės, tuomet aš užtikrintai galiu jums pasakyti, kad jūsų vidinis motoriukas dar yra gyvas. Jūs turite suprasti, kad ilgaamžiškumo pagrindą visada galima pakeisti. Jau vėlu neegzistuoja, tad pabandykime, žingsnelis po žingsnelio, pereiti per visus tuos 6 požymius. Jie visi yra labai paprasti, nors kai kurie iš jų jūs gali ir nustebinti. Visi jie yra moksliškai patvirtinti ir išbandyti praktiškai. Jei jūs pas save pastebėsite nors 3 iš jų, tai reikš, kad jūs turite visas galimybės nugyventi savo gyvenimą ilgai ir laimingai. O patį pagrindinį požymį aš jums atskleisiu pačioje pabaigoje. Pats pirmas požymis, kurį galima pastebėti tik pamačius žmogų, kitaip tariant, jau nuo slenksčio, ir kuris dažniausiai nėra apgaulingas, yra tas, kada žmogus nustoja eiti, jis jau pradeda mirti. Skamba gana skausmingai, bet tai yra jau seniai patvirtinta medikų. Ėjimas, judrumas ir gyvenimo tempas – tai pirmas žmogaus požymis į ilgaamžiškumą. Ne kraujo tyrimai, ne kraujo spaudimas, o būtent tai, kaip žmogus eina, kaip jis keliasi nuo kėdės, kaip pasuka galvą. Būtent šiuose, jei galima sakyti smulkmenose, ir slypi pats pirmasis požymis. Kada žmogaus kūnas juda laisvai, harmoningai, ritmingai, tada protas gauna signalą – gyvenimas tęsiasi. O kada žmogus žengia neužtikrintai, lėtai, kad kuo mažiau įsitemptų, organizmas tai priima kaip komanda – laikas pristabdyti. Įsidėmėkite, ėjimas tai proto atspindys. Jau įrodyta, kad tie žmonės, kurių ėjimo ritmas yra truputį greitesnis už įprastą, tokių žmonių gyvenimas prailgėja 8, o kartais net ir 10 kartų. Ir pasirodo, kad viskas ne kojose, bet organizmo metabolizme. Štai kodėl ėjimas ir yra vos ne pagrindinis senėjimo požymis. Todėl net jei sąnarių skauda, reikia vis vieną judėti. Vien tik tam, kad organizmas žinotų, jis dar gyvas. Antras požymis, pagal kurį galima būtų spręsti apie ilgaamžiškumą, yra mąstymo lankstumas ir reakcijos greitis. Senatvė ateina ne tada, kada ant veido atsiranda raukšlės, o tada, kada žmogus nustoja mokytis. Protas, kaip bet kuris kūno raumuo, reikalauja treniruotės. Smalsumas – tai pagrindinis vitaminas protui. Turbūt girdėjote, o gal ir patys jau esate pasakę, aš jau persena ir mano galva jau taip neverda. Ji nustoja virti tada, kada žmogus nustoja ją naudotis. Duokite jai darbo ir ji beveik iš karto įsijungs. Svarbiausia nebijoti naujo, bet jo ieškoti. Naujas receptas, naujas darbas, naujas kelias iki parduotuvės ar darbo. Viskas, kas priverčia galvą dirbti, prailgina gyvenimą. Gydytojai tai vadina kognityvinėmis atsargomis. Kognityvinės atsargos tai rezervas, kuris padeda smegenims geriau atlaikyti stresą, ligas, senėjimą ir kitus neigiamus poveikius. Jos susideda iš kognityvinių funkcijų, tokių kaip mąstymas, atmintis, dėmesys, kalba ir problemų sprendimas. Geriau išvystytos kognityvinės atsargos reiškia didesnį atsparumą smegenų veiklai ir ilgesnį kognityvinės sveikatos palaikymą. Tačiau yra ir kita pusė – tai lankstumas.
Mąstymo lankstumas tai mokėjimas atleisti, paleisti. Žmonės, kurie gyvena ilgiau, nemoka ilgai laikyti nuoskaudų savyje. Tai vadinama užstrigti nuoskaudose. Trečias požymis – tai emocinis pastovumas. Tai sugebėjimas savyje Išlaikyti stabilę emocinę pusiausvyrą. Ir žinoma, mokėjimas paleisti. Skamba gana suprantama ir jau ne vieną kartą girdėta, tačiau būtent čia daugiausia palūžta daugelis žmonių. Po 70 metų žmogaus kūnas tampa labai jautrus bet kokiems stresams. Išgyventi pergyvenimai, nuoskaudos, neaiškios kilmės baimės labai greitai keičia žmogaus kūno biochemiją. Per savo gyvenimą aš pastebėjau, kad sensta ne liga, bet būtent senos, sukauptos ir neiškalbėtos nuoskaudos. Daugelis žmonių gyvena su šituo svoriu ir net nesupranta, kodėl jie daugiau nemoka, negali džiaugtis. Ezoterinė filosofija – kūnas prisimena tai, ko jūs negalite paleisti. Kada žmogus beveik nuolatos gyvena chroniškame susijaudinime, hormoninėme strese, kortizolis ir adrenalinas pradeda naikinti kūno indus, širdį, imunitetą, todėl emocinis ramumas – tai ne vien tik filosofija, bet ir konkretus žmogaus ilgamžiškumo faktorius. Ketvirtas požymis – tai kūno energijos ir kultūrinio gyvenimo įpročiai. Tai yra apie tai, kaip pats žmogus elgiasi su savo kūnu, kaip valgo, kaip kvėpuoja, kaip miega. Žmogus, kuris greitai viską suvalgo, prisikerta, toks žmogus dažniausiai skundžiasi nuolatiniu nuovargiu ir tokiu būdu labai sutrumpina savo gyvenimo trukmę. O tas, kuris mėgaujasi kiekvienu kąsneliu, gyvena daug ilgiau. Su amžiumi kūnas nustoja atleisti už nuolatinį neįsimiegojimą, persivalgymą ir skysčių trūkumą. Kitaip tariant, pripranta, bet neatleidžia. O po 60 metukų bet koks jūsų pasirinkimas patampa svarbiausia investicija arba į ilgamžiškumą, arba į greitą senėjimą. Daugelis senesnio amžiaus žmonių gyvena remdamiesi principu saugotis, o ne bijoti pavargti, išeiti vėjuotų orų ir neperšalti. Tačiau kaip nekeista, bet būtent toks perdėtas atsargumas ir griauna organizmą. Kūnas praradęs apkrovą praranda ir vidinę jėgą, vidinę energiją. Labai svarbu, ką mes valgome, todėl mano patarimas būtų toks. Valgykite tai, kas po valgio nesukelia nuovargio. Jei po valgio jums norisi atsigulti, pailsėti, tuomet tai nevalgis, tai apkrova. Valgis – tai kuras, ir kuo grynesnis kuras, tuo geriau dirba motoriukas. Svarbiausia neginti savo įpročius, bet juos nors retkarčiais peržiūrėti. Labai sveika užduoti savo klausimą, ar padeda man tai, ką aš darau kiekvieną dieną. Visada jaustis gyvu, o ne tada, kada atėjo laikas kažką keisti. Mano, vėl nemokamas patarimas jums būtų toks. Atsisakykite vėlios vakarienės. Išmokite eiti miegoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Pasivaikščiokite po kiekvieno valgio. Šitie atrodytų visiškai paprasti sprendimai padarys daug didesnę įtaką negu vaistai. Penktas požymis – tai vidinio varikliuko buvimas. Noras ryte atsikelti, jausmas, kad ši diena jums yra reikalinga, svarbi, jausmas, kad jūs dar turite tikslą, dėl kurio turite gyventi. Daugelis pagyvenusių žmonių sako, ir kas mane labai liūdina, tai pasakymas – man daugiau jau nieko nereikia. Kada tai išgirstu, pradedu suprasti, kad jeigu tam žmogui negražinti gyvenimo prasmės, jo kūnas labai greitai pradės naikintis. Kada žmogus dar jaučiasi, kad jis dar kažkam yra reikalingas, tuomet jo protas pradeda dirbti visiškai kitaip. Gyvenimo prasmė nebūtinai turėtų būti labai didi. Ji gali būti visai paprastutė, žemiška, bet svarbiausia sava. Ji turi būti jūsų. Prisimenu žmogų, kuriam jau buvo 82 metai ir jis prarado žmoną. Ir tada aš jam pasakiau: nebandykite gražinti praeities atgal, pabandykite atrasti tai, kam jūs dar būtumėte reikalingas. Po mėnesio jis pas mane atėjo visiškai kitoks. Pasirodo, jis pradėjo padėti kaimyno berniukui atlikinėti namų užduotis. Ir jis man tada pasakė: žinai, aš vėl pasijutau reikalingu. Ačiū tau. Praeityje slypi ne gėris, bet blogis. Tai ezoterinė filosofija. Daugelis žmonių to nesupranta. Pasirodo, kad net geri ir linksmi prisiminimai nėra jau taip gerai. Kodėl? Todėl, kad prisimindamas džiugias ir laimingas akimirkas, žmogus nepradeda džiaugtis, bet pradeda jų ilgėtis. Atsiranda nostalgija.
O ilgesys senų gerų praėjusių dienų, nostalgija, niekada nebuvo džiaugsmo išraiška. Praeitis jau praėjo ir nėra ko ten daugiau knistis. Ir ką nors pakeisti praeityje nėra jau toks geras dalykas, kaip daugelis bando tai propaguoti. Jei tai darysite, tuomet ateitis ir dabartis taps dar blogesnėmis negu buvo. Tai vėl ezoterinė filosofija. Jos reikia mokytis. Suprasti tai gana paprasta. Kada jūs valgote obuolį, tai yra dabartis. Jūs džiaugiatės skoniu. Paskui, kada obuolys yra suvirškinamas, jis tampa kakučiu, prisiminimu. Tai yra obuolio praeitis. Todėl norėjimas pakeisti ką nors praeityje yra tolygus kakučio pavertimui tuo pačiu obuoliu. O tai padaryti tikrai neįmanoma. Nors, kaip suprantu, tai propaguoja gana daug žinovų. Prisiminkite, praeitį reikia pamiršti ir kuo dažniau stengtis gyventi dabartyje. Nes tik dabartyje slypi visa ko džiaugsmas. Todėl štai kur slypi gyvenimo prasmė. Atrasti būtent savo atsakymą, kodėl aš atsibundu kiekvieną rytą. Jei atsakymas neateina iš karto, tuomet verta jo paieškoti. O jis pasirodo yra. Yra paslaptis, kuri yra pas kiekvieną ilgaamžį žmogų. Pasirodo, kad tokie žmonės niekada nesako aš privalau. Jie sako aš noriu. Noriu nueiti į turgų. Noriu pamatyti anūkus. Pasirodo, kad tokie noriu yra daug geresni už bet kokius vitaminus. Ir štai mes priėjome prie pačio pagrindinio požymio. Tai vidinis savivertė ir mokėjimas priimti visus gyvenimo iššūkius ramiai ir be streso. Tai reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Gaila, tačiau šis sugebėjimas neduodamas gamtos. Žmonės šį supratimą tobulina metus. Jis įgyjamas per skausmą, praradimus, klaidas, jei dar tiksliau tai per savo sąžinę. Reikia tapti sąžiningu pačiam savo. O tai yra labai sunkus darbas su pačiu savimi. Ir būtent tai ir senatvę padaro ne pabaiga, bet laiko patikrinta ir užauginta išmintimi. Tokių žmonių man teko matyti, kurie gal ir neturėjo idealios sveikatos, bet jie turėjo vidinę pusiausvyrą. Jie nesikabino į amžiną jaunystę, nesiskundė ir neieškojo kitur kaltų. Jie gyveno oriai, be blaškymosi ir be baimės. Jie skyrėsi savo ypatingų žvilgsnių, kuris buvo ramus, pasitikintis, be baimės. Būtent šiame žvilgsnyje buvo ta jėga, kurios neduoda jokie vaistai. Žmogus, kuris priima gyvenimą toks jis yra, nustoja švaistyti savo energiją beprasmiam pasipriešinimui. Labiau žemiškiams žmonėms duodu dar ir sveikatos perspėjimus, skirtus kiekvienam zodiako ženklui. Avinas – galvos skausmai, migrena. Jautis – problemos dėl viršsvorio, diabetas. Dvyniai – nemiga, nervinė sistema, vegetatyvinė kraujagyslinė distonija. Vėžys – nevirškinimas, gastritas, skrandžio ligos. Liūtas – karščiavimas ir alpimas. Mergelė – apendicitas ir vidurių užkietėjimas. Svarstyklės – infekcinės ligos ir pielonefritas, inkstai. Šaulys – kepenų ligos, tokios kaip hepatitas ir cirozė. Ožiaragis – radikulitas, sklerozė. Vandenys – kraujo krešuliai, sėdimo nervo uždegimas. Žuvys – alkoholizmas ir priklausomybė nuo narkotikų.